Labas vakaras. Kaip nuotaikos? Turi būti geras. Kalėdos artėja, nauji metai artėja. Po naujo metų bus kiti metai, dar geresni, dar linksmesni. Čia jums linksma dainuoja už sienos. Šiandieną pakalbėsim truputį apie patį gyvenimą. Gyvenimas yra, sako, sunkus, bet įdomus. Arba sako, visą gyvenimą gyveni ir visą gyvenimą mokaisi. Ir durnas numiršti. Čia tokia mūsų liaudiška išmintis. Tai vat, yra žmonės, kurie žino informaciją ir atrodo, turėtų būti viskas gerai, bet kažkodėl ta informacija lieka savo, o gyvenimas plaukia savo. Kitas iki žiūri, vat, ir tvarkinga pora, atrodo viskas gerai, bet ima kažkas tai įsibrauna į šeimą, kaip tie demonai užvaldo žmogaus esybę ir žmogui atrodo, kaip užmiršta visą informaciją, kurią žino ir nueina visai kitų kelių. Pradeda vogt, pradeda žudyti, pradeda paleistuvauti. Ir atsipeikia tik tada, kada vėl pajunta kažkokią tai nuopolį, nuo kurio žmogus pakilti negali. Kitas iki net keista, žmonės tikrai žino informaciją, buvo paskaitose. Ir sako, tuo momentu kažkodėl tai užmiršau. Atjungia atmintį, o čia yra tų demonų, virš demonų esybių labai stipri galia yra. Ir kai žmogus papuola jų srautą, kitas iki su savim nieko padaryti negali. Aišku, yra išeitis, labai galinga išeitis, bet tu pamiršta viską. Išeitis kreipimasis į Dievą, su tėve mūsų malda, vienintelė malda, kuri yra duota Kristaus mokyme Biblijai ir jos galia yra nepaprastai stipri yra, tik tai žmonės nemoka jos panaudoti. Arba tiksliau sakant, net nepanaudoja. Sukalba poterius, kaip žirnis į sieną paberia ir viskas, to pasibaigia. O čia reikia išmąstytai ir žodžiai tie galingi. Kada žydai klausė, kaip mums kreiptis į tą dangišką į tėvą, tai Jėzus ir sako, tėve mūsų, kurs esi danguje. Matot, į dangišką į tėvą ir kreipiasi ten, kuris yra. Tiesie šventas tavo vardas. Ir teateinie tavo karalystė, ir tiesie tavo valia. Ir va šitoj vietoj žmonės pasako žodžius, bet kažkaip tai neįsivaizduoja. Kaip tiesie tavo karalystė, ir teateinie tavo karalystė, ir tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Tai teateinie tavo karalystė į mane, į mano dukrą, į mano sūną, į mūsų šeimą, į mamą, į tėvus senelius, prosenelius. Ir tiesie tavo valia manyje, mano vyras, bei mūsų vaikuose, tėvuose, seneliuose, proseneliuose. Ir jeigu žmogus nuoširdžiai tą prašo, jis atveria vartus. Žmonėsgi, jie ne per tėvę mūsų maldą, kur duota Kristaus žodžiais prašo, o prašo savai žodžiais. Dieve duok, Dieve padėk, Dieve gelbėk. Tai yra Dieve tarnauk man. Ir čia gaunasi taip, kad pagal mano norą turi Dievas šokti. O kada sako, teateinie tavo karalystė, o į mane, į mano vaikus, į mūsų, į ligas, nesėkmės, nelaimės, kurios yra, kad Dievo karalystėje turi išgyjimas vyktų, tai žmonės Dieve padėk, Dieve gelbėk. Bet kad tas išgyjimas vyktų ir ta, kad karalystė įsileisti, reiškia, žmogus turi būti vertas to. Jeigu jis vertas tos karalystės leidimo, karalystė eis pagal jo norą. Jeigu nevertas, reiškia, nieko panašaus neįvyks.
O štai pirmoji eilė reiškia stovi, žiūriu, ir mūsų religinėje sistemoje stovi atgailos sistema. Atgaila tai yra dieviškos išminties suvokimas, supratimas, klaidų, išsilaisvinimas iš jų ir gyvenimas toliau ne klaidose. Va čia yra tas išminties ir to stebuklo grūdas, kurio žmonės nesupranta. Ir už tai geriau paprašys, kad Dieve duok, Dieve padėk mano vaikui, taip šviesk protą vyrui, kad jis geria, pas baubas eina, šviesk protą mano ten dukrai, broliai, kitiems, vienu žodžiu, kur kreipia, tik Dieve tarnauk man. O tarnystė, reiškia, Dievas nėra mūsų tarnas. Yra galingas pagalbininkas, bet jį reikia įsileisti į save ir į tą žmogų, kuris turi problemų, bet kad įsileisti, reikia pirmoje išsilaisvinti nuo tų visų apsėdimų, nuo piktosios dvasios. Netgi jeigu yra apsėdimai, tai irgi tetinė tavo karalystė į tos demonus, virš demonasybės, į tas dvasinės esybės, kurios yra užvaldžiusios mane, užvaldžiusios mano vyrą, mano žmoną, mūsų vaikus, kad jie elgesi ne taip, kad jie nenori suprasti tos dieviškos išminties. Va čia esminiai dalykai yra. Ir sakyčiau, pati viršūnė šito viso yra, kur Kristaus mokyme duota Tėve mūsų malda, tai yra tikrai galingas kreipimasis. Ir jeigu atveri vartus nuoširdžiai, įėjimui į save ir į savo šeimą, taip ir vyksta. O jeigu yra kažkokios tai nuodėmės, didelės nuodėmės, matot, su nuodėmėm yra taip yra. Nuodėmės yra sunkios ir lengvos nuodėmės. Kažką pagalvoju, bet reiškia paskui supratai, atsiprašai, bet sunkės nuodėmės yra, kurių netgi ne visi kunigais įgalioti atleisti. Pavyzdžiui, tokios nuodėmės kaip žudymas vaiko įsčiose, tai toli gražu, netgi ne visi kunigai imasi tos misijos. Sako, aš neįgaliotas, eik pas vyskupą. Nors kitas kunigas būna galbūt ir iš to vyskupo stipresnis, bet esmė tame yra. Pas juos yra visa hierarchija valdymo. Tai va čia yra labai rimti dalykai. Ir jeigu žmogus įsileidžia į save, o jeigu yra vaikai nužudyti, atsiprašyti tų vaikų, pirmoje eilėje vaikų, atsiprašyti tos visos ir pačio viešpats ir visų kitų, reiškia atsiprašyti, kad tas, kas padėjo tą padaryti, kas sugalvojo tuos vaistus, tabletės, tas įvairias, kas sugalvojo kažkokius tai tą vyksmą vadinamą abortus. Bet juk žmonės nežino. Šiandien aš tokį biškį kalbėsiu taip ne visai linksmai. Aišku, neliūdnai, bet gal daugiau griežtai. Bet šventam rašte yra parašyta, kad žmogus tikėjime turi būti tvirtas, stiprus. Ir kaip sako, nedrungnas, o karštas. Ir yra labai gili prasmė, esmė šitų žodžių pasakyta, kad būti karštas tikėjime. Tai jeigu žmogus supranta tikėjimą, jeigu supranta tas tiesas, kurios yra dvasinės tiesas ir sugeba jomis pasinaudoti gyvenime, ne tik tai taip, kad kaip tą išmintį pasinaudoti, bet ir joje gyventi, tai yra didžiulis laimėjimas. Aš sakyčiau, kadangi aš esu išbandęs viską ant savo kailio, kad aš pradėjau gilintis informaciją ir lygis buvo visai kitoks. Ir aš pradėjau netgi, kai gilintis, pas mane buvo kažkur 9, aš netgi specialiai darydavau tokias, kaip maldas, kad mano lygis pakiltų aukštesnį lygį. Dabar, aišku, šito daryti jau nebereikia, nes aš pastoviai gyvenu kažkur 15 lygiai, yra 16 lygio. Ir tada gali, reiškia, ir žmogui padėti, ir gali, reiškia, pats savo padėti, ir gali visai kitaip gyvenimą žiūrėti. O kad tas lygis būtų, tai reiškia, žmogus turi žinoti dievišką išmintį. O ta dieviška išmintis duota labai paprastai 10 Dievo įsakymų. Nekvailiok, nedaryk tų kvailysčių, neturėsi problemų. Bet jeigu kvailystę padarai, turėsi problemą ir kitas iki visam gyvenimui ne tik savo problemą, savo palikuonėms problemą. Ir va čia jau yra žmonėms žymiai sunkiau. Ir sakyčiau, knygose, kiek skaitėt, ar yra kur nors parašyta toks dalykas, kad jeigu mūsų tik tai supratimas gilėja, mūsų dvasinė šviesa stiprėja, mirusių tėvų, senelių, prosenelių rodikliai keičiasi.
O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad keičiasi visas pamatas. O jeigu stiprus pamatas stiprėja, reiškia, nebus aižymų ir sienų griuvimo nebus. Jeigu namas pastatytas ant stipraus pamato, jis neaižėja. Atvažiuoju aš per Prienus į Vilkaviškį. Ir ten yra, pačiuose, reiškia, Prienuose yra, pravažiuoju pro galą ir tai yra pro miestą ir žiūri, reiškia, ten tas namas stovi ir namo, reiškia, sienos, atitrūkusi siena ir smunka žemyn. Ne visa siena smunka, o tik ta dalis, kuri neturi pamato. Tad ir pa žmogų taip yra. Atitrūksta ta dalis, reiškia, jeigu jis nesuvokia dvasingumo dėsnių, jeigu nesugeba jisais pasinaudoti, tai praktiškai jisai irgi yra kaip tas aklas, kaip tas kurčias ir jam nieks nesigauna tas, kas turi gautis jo gyvenime. Ir žmonės dažniausiai kaltina, kad jiem nesiseka kalti kiti. Kalti tėvai, kalti, reiškia, broliai, seseris, kalti kaimynai, kalti darbdaviai, visi kalti, tik aš vienas nieko nekaltas. Ir va čia yra klaida. Labai gerai reikia įsigilinti, reikia suprasti tą išmintį, suvokti, suprasti ir mokėti panaudoti gyvenimo praktikoje. Ir žmogus už tai pastoviai turi budėti. O čia dabar kunigas Daveika kalbėjo apie tą budėjimą per pamokslą ir nuostabus pamokslas. Tikrai vienas iš kunigų, kuris praktiškai labai gerai suriša gyvenimą, tą dvasinį mokymą, šventojo rašto išmintį ir patį gyvenimą. Ir žmogus, jeigu negali, reiškia, jis dėmesį praranda, nebesukaupia, netgi tuo metu užmiršta viską, užmiršta, manoma, tą informaciją, kur žino, to žino, viskas klostosi gerai, bet kažkas tai sako, kaip užplaukė galvoj, nieko neprisimena ir elgėsi visiškai kitaip. Ir tas poelgis atsipeikia tik tai po to, kada jau įklimpsta į liūną, paskui apsidairo, kai lik ir atsipeikėja ir mato, kad ką padarė. Ir pas mane daug pavyzdžių, o iš gyvenimo pavyzdžių daug tokių yra, kad žmogus žinantis informaciją nesugeba jos panaudoti gyvenimo praktikoje. Kodėl nesugeba panaudoti? Todėl, kad, reiškia, yra žinių stoka ir protavimas, mąstysena, tai yra per silpnas žinojimas. Turi būti gilus supratimas ir žinojimas tų dvasinių dėsnių. Aš sakau, aš kada įsigilinau ir pamačiau, kas tai yra per jėga, kokia galybė yra ir kokios tos galybės yra gale, tai aš turiu pasakyti, nežiūrint to, kad aš buvau kažkada tai komunistų partijos narys, to komunistų aš nebuvau, bet nariu buvau. Ir kada dirbau Telfo susivienimo generalinio direktoriaus pavaduotoju, esu buvęs pas Gorbačiovo pasitarime Kremliuje, esu buvęs pas premjerą Ryžkovą Kremliuje pasitarime. Ir kai aš matau tą visą esmę ir prasmę, ir kadangi aš jau analizuoju tos visus procesus daugiau negu 30 metų, turiu pasakyti, išklotinės taip gražiai susiklosto. Ir tas žmogus, kuris siekia tokios dvasinės šviesos, išminties, tobulybės, pas jį gyvenimas klausosi visiškai kitaip. Būna irgi nuopuolių, žmogus ne dievas yra, kartais, reiškia, kažkokie tai atsiranda kritimai, tos mintis užvaldo. Juk atgailos sistema pasakyta, nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Pirmoje eilėje stovi mintys. Mintis kurėja, žmogus kurėjas, mintis ardytojas, žmogus ardytojas. Bet ardytojas pats savęs. Pirmoje eilėje ardytojas pats savęs. Jeigu turime nešioju blogas mintis, jeigu blogai galvoja, jeigu kažką tai keiksnoja, jeigu kažko nepatenkintas, ypatingai nepatenkintas tėvais, seneliais, proseneliais, smerki juos, tai žino, kad gyvenimo likimo pamato neturėsi stipraus. Vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą ir jeigu tik tai gaunasi, žmogus turi neapykantą kažkokią tėvams, viskas blogai. Tada iš tėvų, senelių, prosenelių ištakų į save įsileidžia tas juodas gyvenimo patirtis, ligų, nesėkmių, nelaimių, pragyventas gyvenimo patirtis. Tai yra tėvų, senelių, prosenelių dėl nesuvokimo, dėl negalėjimo, kurios pasilikusios nebuvo neutralizuotos. Tai yra atgailos sistemas nebuvo niekur, jos pasilikusios, jos veikia iki 7 kartos.
Ir per pyktį, neapykantą, priekaištus, nuoskaudus, nusivylimus, reiškia, atveriami vartai į save tų blogybių įėjimui. Ir kada tos blogybės mintis užvaldo žmogų, o per mintis atsiranda galimybės žmogų valdyti piktosiams jėgoms. Blogas mintis atveria į save įsibravimui demonų, virš demono esybių, kurios už demoną stipresnės 4-6 kartus. Ir tada jos valdo žmogų. Jeigu ta esybė, demonai virš demonai įsibrauna į žmogų, žmogus net nežino, kodėl jis taip galvoja. Pasimintis sukasi galvoj ir paprastai tos negatyvios mintis, blogos mintis. Ir vaikai blogi, ir tėvai blogi, ir dar kažkas tai blogi, kaimynai, darbdaviai blogi, visi blogi, tik aš vienas geras. Ir kai tai pradedi šitaip galvoti, kodėl pas mane toks likimas, aš viską gerai darau, o man iš visų pusė, reiškia, čia vis nesėkmės, nelaimės, lygos puola, tai reikia pirmoje eilėje gerai susimastyti. Reiškia, yra padarytos klaidos, per kurias atverti vartai įsibrovimui tamsių jėgų į save ir paskiau jos valdo mintis. Ir netgi turiu pasakyti paskutinės mano išvados, kad, reiškia, visos lygos, nesėkmės, nelaimės yra tik tai nuo blogų minčių, nesuvokimo dvasinių dėsnių išminties. Nesugebantys žmonės gyventi to išmintį, turi problemų paskiau. Atrodo, žmogus nieko blogo nedarė, vaikas pasielgė blogai, tėvai pergyvena, vaikui nesiseka, tėvai pergyvena, nervuojasi, stresuoja, atrodo, kaip aš tėvas ir nesinervuosiu. Ir vietoj to, kad suteiktų vaikui palaimos šviesą, atspinduliuoti palaimos šviesą sėkmę, laimė per atgailos sistemą, per maldos sistemą, nors malda ne per daug veikia, bet vis tiek pozityviai veikia, o atgaila stebuklingai veikia. Tai yra suvaikimas gyvenimo klaidų, išsilaisvinimas iš jų, iš karto žmogus pakyla į kitą lygį ir iš karto į kitą lygį kyla tie vaikai. Ateina pas mane močiutė, aš ją diagnozuoju, nustatau, reiškia, jos visas gyvenimo klaidų, klaidas ir priežastis, keičiasi rodikliai sūnaus, kuris gyvena Amerikoje, keičiasi rodikliai jo sūnaus ir dukros, kurie irgi gyvena kartu su tėvais Amerikoje, ir keičiasi rodikliai dukros, kurie gyvena Anglijoje, ir jos visos šeimos rodikliai, ir žento, ir dukros, ir pačios, ir jos vaikų. Ir kai pasižiūrė, ir šitų dalykų kažkodėl tai nieks neaprašo. O juk čia yra galinga esmė, galingas sugrįžimas atgal, atstatymas normalių, reiškia, tų pamatų sutvarkymas, dvasinių pamatų, iš kurių, reiškia, tų ištakų maitinasi vaikai, anūkai, proanūkai. Ir močiutė, kai supranta savo padarytas gyvenimo klaidas, ir kai jinai, reiškia, pas ją tvarkosi rodiklį pas sūnų, kuris, matot, kur atstumas, apie 11 000 kilometrų, pas dukrą, kuri Anglijoje gyvena, tvarkosi viskas. Ir, nes vaiko siela maitinasi per tėvą ir motinos sielą. Ir norint, kad siela būtų tvarkinga, reikia įsileisti per mintis, tvarkingas mintis, tą tvarkingą informaciją, visatos dvasinių dėsnių harmoniją. Ir jeigu visatos dvasinių dėsnių harmonija įsileidė į save, keičiasi programiniai deriniai ir keičiasi pasilikimas gyvenimo žmogaus, jo vaikų, anūkų, proanūkių, keičiasi antrų pusių žentų, marčių. Atrodo, prie ko čia, jiegi visai kiti žmonės, bet jie per vedybas, per lytinį aktą, jų sielos įvyksta jungtis, sielo vyro ir moters sielo jungtis. Ir jeigu Anyta tvarkingai mąsto ir apie marčią, ir apie sūnų, ir apie jų šeimą, apie vaikus, ir patinė pridariusi klaidų, tiek motina, tiek Anyta, iš karto jų gyvenimas keičiasi. Ir gyvenimas ten yra, kur yra meilė. O su meilė vėl reikalai tokie yra. Jeigu pergyvena nesėkmingos meilės stresą, antras iki žmogus įsimylėti negali. Čia yra kaip taisyklė galvoja. Kol jis nesupranta šito, kol nėra atgailos sistema ir atsiprašymo išlipimo iš tos duobės, tol ir yra. Paskiau keičia moteris, keičia vyrus, bet taip laimės ir neranda. Nes laimė yra ne moterise, ne vyruose, o gilioj dieviško išminty, kuri duota iš viso gyvenimas. 10 Dievo įsakymų, kaip aš sakau, 10 durų, kuriomis uždarytas nuo žmogaus blogis. O žmogui norisi pažiūrėti, kas už tų durų yra. Pasakyta, nepaleistų auk. Ne. O įdomu, kaip su ta moterimi, įdomu, kaip su tuo vyru. Atrodo, kad čia lyg ir nieko tokio, pats lytinis aktas, bet visas
lytinio akto metu įvyksta didžioji jungtis, vyro ir moters sielų jungtis. O štai 10 Dievo įsakymų duotas įsakymas - nepaleistuvauk. Jeigu tu nenori turėti vaikų, jeigu tu nenori gyventi su tuo žmogum, jeigu nenori, kad būtų, reiškia, tavo žmona ar tavo vyras, neik į lytinius santykius. Antra, jeigu tu turi šeimą, tai žinok, jeigu tik į lytinius santykius iš karto biologinės vibracijos pasikeičia, nutolstama nuo vaikų ir jau vaikai, 2-3 vaikai jau su žmona gyvena, kartais šeima turi, jie lieka dvasiniai našlaičiai. Jie nebegauna gyvybės pasyvų komplekto iš tėvo, o po to, reiškia, kai atsigula tėvas su žmona, sueina lytinius santykius ir žmona atitraukia nuo vaiko. Ir paskiau būna, kada vaikai sueina lytinius santykius vėl su savo, reiškia, antrom pusėm jau apsiveda ir taip, ir būna dažniausiai tų tėvų nesirūpina tais tėvais. Kodėl nesirūpina? Už tai, kad tiek tėvai nutolia nuo vaikų, o vaikai dar toliau nutolsta nuo tėvų per lytinius santykius, tai kad tu su partneriu, arba tik su vyru, su žmona, atsiranda naujas biologinis operacijas ir lieka ryšys, kažkur tai biologinis ryšys apie 20%. Ir jis yra nepakankamas, kad būtų glaudus jausmai, dukros jausmai, sūnaus jausmai tėvams, ir tėvai atiduoda į senelių prieglaudą ir jūs tvarkykite, atgyvenai savo gyvenimą, izoliuoja, netgi nenori, kad kalbėtųsi su savo anūkais, tai yra su savo vaikais, tai yra senelio anūkais. Yra visokį gyvenimą, kiek aš tyrinėjau virš per 30 metų, kitas iki stebėsi, kaip žmogus nesugeba suprasti tų gyvenimo tiesų. Bet iš kur tu gali jas suprasti, jeigu jų nėra išaiškinta. Jeigu nei mokyklose, netgi ruošiant pirmai komunijai, tik mylėk Dievą, gerbk Dievą, taip aiškina, bet gyvenimo tų tiesų pagrindinių praktiškai ir neduodama yra. O kodėl, reiškia, žmonės nesupranta, už tai, kad nepaaiškinama klaidos esmė. Pasakyta nežudyk, nevok, nepaleistavauk, o žmonės žudo ir ką žudo, savo vaikus iščiasi žudo ir nori paskiau, kad būtų viskas gerai. Va čia yra tamsių jėgų įsibrovimas į žmonijas, reiškia, ta pasąmonė ir valdo žmogų. Demonai, virš demonų esybės nuo nulio iki demonų, reiškia, žemo lygio, jų gausybė yra ten milijardai, kurie sukasi aplink žmogų ir nori, reiškia, patraukti savo pusę. O kodėl taip jie daro? Kas jie kenkėjai? Jie nekenkėjai. Jie nori, kad žmogus taptų jų maitinimo šaltiniu. O šitas visas esybės, nei demonai, nei virš demonų esybės, nei kitas, reiškia, negali pasiimti dieviškos energijos. O gyventi norisi. Tai jų, reiškia, klausimas išgyventi ar išnykti. Ir štai labai pas juos tvarka yra labai savotiškai ir griežta ir išradinga, kad, reiškia, žmogų įtraukti nuodėmę liūną, kad nukristų jo lygiai žemyn ir tada jis tampa jų maitinimo šaltiniu. Ir čia visi žmonės, nepriklausoma ar žmogus, ar kunigas, ar kažkoks profesorius, jeigu tik toj srity jis neišmano ir kuo mąstysenos lygis stipresnis, yra proto galia stipresnė ir jeigu ta proto galia panaudojama ne tą kryptimi, reiškia, tuo žmogus daugiau kenkia savo ir savo palikuonims. Svarbiausia, kad, reiškia, kenkia savo vaikams, anūkams, proanūkiams. Ir atvirkščiai, kai žmogaus atsistato lygiai, keičiasi programiniai deriniai jame ir keičiasi programiniai deriniai vaikuose, anūkose, proanūkėse, mirusiuose tėvuose, seneliuose, proseneliuose. Aš nežinau, ar yra kur nors knygose aprašyta, man neteko tokia skaityti, kad mūsų, kada mes keičiamės į gerąją pusę, keičiasi mirusių tėvų, senelių, prosenelių rodikliai, sielos rodikliai, nes siela nemiršta, siela toliau gyvena. Ir, reiškia, jeigu siela susitvarko deriniai pas vaikus, tvarkosi deriniai ir pas tuos vaikus, anūkus, proanūkius, kurie praktiškai gyvena kitur ir jau, reiškia, skirtumas amžiaus visai kitoks. Ir atrodo, mąstymas laikas kitoks. Ir pasakyčiau, šiandieną šitą informaciją žinoti yra labai aktualu. Kodėl? Už tai, kad šiandieną galingas informacijos rautas užplūsta žmogų. Laikraščiai, žurnalai, kompiuteriai, televizija su savo laidom. Kartais ir nieko laidos, o kartais būna tikrai, kad atrodo gėda klausyti. Ir žmonės įsilavinę postringauja ten televizijos laidose, o kiti žmonės priima tą visą postringavimą už išmintį,
O žiūrėkit, kaip jie gerai gyvena, jie milijonieriai, jie tokie. O kas yra milijonierius? Jis gali turėti pinigų, bet jis gali neturėti dvasinio lygmens. Netgi tamsios jėgos kartais duoda galimybę praturtėti ir per narkotikus, dar per kažką tai. Bet iš to, kiek žmonių nuo to nukenčia ir kokie padėti tas žmogus atsiranda, kuris kaip tik tai bando praturtėti tokiu būdu, kas iš jo darosi, kas atsitinka su jo vaikais, žmonėsgi nežino šitą. Atrodo, pinigų yra, aš viskas, aš karalius. Ne. Karalius, kada turi dvasinį lygmenį, kada turi sveikatą. Ir aš galiu labai, kadangi daug ką išbandęs pats ant savęs, tai galiu pasakyti, kad jeigu lygis yra normalus, gyventi gali visiškai kitaip. Netgi jeigu kažkoks tai trūkumas ar tų finansų, ar dar kažko, tai tavo gyvenimas vis tiek yra visiškai kitoks. Ir miegas ramus, ir poilsis ramus, ir žmonės žiūri kitaip, į pasaulį visą kitaip. Jis atrodo pilnas šviesos, pilnas darnos, harmonijos. Ir atrodo, tie dalykai netgi nenuveda kažkokią tai pražūtį, prapulti kažkokių tai jausmų. O žmogus, kuomet nervai netvarkoja, viskas. Tada jis netgi turėdamas mašiną, kieme stovi, jis negali naktį pabunda, o kars nenuvarė jau. Dabargi prigalvota sistemų, kokios sistemos yra. Įdeda aparatūrą į mašiną ir per kosmosą eina ryšys visas. Jeigu tą mašiną nuvaro, reiškia praktiškai niekur jos netgi paskandink į vandenį, ją suras. Reiškia yra tarnybos, kurios praktiškai tas brangias mašinas turi, reiškia, aparatūrą, kuri dėta. Ten aišku yra kažkokie tai atžymėjimai ant tos mašinos. Netgi tie, kurie pavagia, būna dvigubai didesnė nuobauda, kadangi žino, jie žino, kad yra tokie dalykai, bet vis tiek daro. Taip, kad yra daug niuansų, žmonės, reiškia, vieni prieš kitus bando kažką tai surasti, kad ir apsisaugoti, bet tos apsaugos priemonės niekur irgi negelbsti. Pirmoje eilėje žmogaus vidinė, išmintinga, kūrybinga dvasinė ramybė. Tai yra pats didžiausias turtas, kada jisai savo darbę, savo, reiškia, veiksmuose, savo kūrybiniai gali, jis ir pailsi, ir jis pasitenkinimą turi, ir lygiai palaiko, tai jo ir sveikata, ir būklė visai kitokia yra. Aš jau kiek gilinuosi tą informaciją daugiau negu 30 metų, ir turiu pasakyti, daugiau negu 30 metų aš jau nenaudoju vaistų. Vienas iki pabandžiau, ten buvo toks kaip gripo susirgimas, peršalimas. Ir žiūrėjau, nieko jie man nepadeda. Tada aš peržiūrėjau visą savo, kadangi aš galiu tą patį padaryti. Su savim peržiūrėti, ką kitiems žmonėms pagalbą, kai suteikiu. Tai suradau priežastį ir viskas, ant rytojus nieko, nei temperatūros, nieko nėra. O vaistai nieko nepadeda. Vaistai neatstato dvasinio lygmens. Yra kai kurios dalykus organizmai truputį padeda, kai kada pakenkia, bet jie neatstato harmonijos, to, kur turi būti dvasinės harmonijos. O jeigu dvasinės harmonijos nėra, tai reiškia ir gyvenimo nėra. Tiesa, yra kai kurie dalykai, kada žmogus skausmas dingsta, jam pasidaro ramiau, į tą ramybę irgi kaip sveikatos šaltinis yra. Bet tik tai tiek. O atstatymo, reiškia, nėra to pilna. Ir kur vaikų problemas dažniausiai slypi tėvuose, ne pačiuose vaikuose. Mažų vaikų kažkur iki 10-12 metų, 14, ne, kai kur iki 15, tik nuo tėvų priklauso. Jų būsena, galimybės priklauso nuo tėvų, o tėvai šito nežino. Jis mano, kad vaikas yra kažkoks tai nevykėlis ir dar jį keikia, keiksnoja, tai dar daugiau naikina vietoj to, kad padėti ištraukti iš to vadinamą liūną, kuri patys įbruko į tą liūną. Tai vietoj to, reiškia, jie smerkimu, teisimu. Ir mano, kad, reiškia, tuo išgelbės vaiką. Netgi prievartą kažkokią naudoja, bet jeigu vaikas neturi lygio, jie nieko nepadarysit. O kada lygis atsistato, savaime vaikas tampa visiškai kitoks. Bet kadangi vaiko siela maitinasi per tėvą ir motinos sielą, tai pirmoje tėvai turi pasižiūrėti į savo gyvenimo būdą, į savo gyvenimo klaidas, per atgailos sistemą susitvarkyti, išlipti, o atgaila tai didžiausias atgailos, sakyčiau, momentas, tai yra suvokimas, informacijos, supratimas. Tos dieviškos išminties supratimas ir pasilikimas gyventi išmintį. Bet kad šitą suprasti, suvokti, visgi reikia gilintis.
ir gilintis į dvasinį lygmenį. Aišku, skaitant Bibliją nėra taip paprasta suprasti, kadangi knyga yra labai pirmoje eilėje stora, apie 2000 puslapių. Antra, reiškia, ten yra dar kai kurios prielaidos, kur nukreipta, kur reikėtų pasižiūrėti, ten net tampa storesnė dar gal 2-3 kartus ir žmogus neturi laiko įsigilinti. Bet elementarų supratimą turėtų turėti kiekvienas, o kad elementarų supratimą reikia gerai pasigilinti. Ir netgi, jeigu pasižiūrėti į Bibliją, tai jos daug kas pavyzdžių ir daug kalbama palyginimais, Kristus kalba palyginimais. Ir kadangi žmogus palyginimas, kai kada nesupranta, kodėl jis tai pasakė, tai praktiškai ta išmintis nedaeina. Už tai aš kada knygą rašiau, tai aš stengiausi parodyti elementariai, kaip tam pirmą klasį, kad būtų paaiškinimas paprastas ir kad supratimas būtų. Ir svarbiausia, toje knygoje, kur aš rašiau, čia yra duota informacija ne iš knygų surinkta. Čia yra tyrimo rezultatai, kadangi jis naudoja radiestezinį metodą, o šitas metodas duoda matyti išklotinę žmogaus gyvenimo. Kaip jis pirmą savaitę po apvaisinimo, kaip jis gyvena, reiškia, niščiuose, kaip buvo išnešiotas, kaip pagimdytas, kokie lygiai. Po to, kaip jis patį gyvenimą pragyvenęs ir su kokiu lygiu netgi pas mane atėjo į konsultaciją. Koks lygis buvo prieš knygos skaitimą, koks lygis po skaitimo knygos. Tie, kurie skaitė, iš karto vis skirtumas yra. Kurie neskaitė, tai eina lygis 3, jeigu skaitė žmogus, tai jau dažniausiai nesenai, jeigu skaitės, tai būna lygis 5. O yra 16 lygio dvasingumo supratimo. 16 lygis yra pats aukščiausias, bet jeigu gyvena žmogus virš 10, apie 12-13 lygį, jo demonai nekankina. Bet žmonės dažniausiai gyvena žemiau 10 lygio. 8 dar kankina. 9 jau mažai kankina, 10 būna, kad irgi mažai, bet jeigu demonai įsibrovė, jie stengiasi žmogaus lygį numušti, kad visgi jis dar būtų maitinimo šaltiniu. Tai reikia vienas kelias yra pakelti lygį ir tada jie nenusirbė gyvybės syvo nuo žmogaus. Ateina žmonės, reiškia, pavyzdžiui, ten 70 demonų žmoguje ir gyvybės energijas jis tą, kur gauna iš gyvybės šaltinių, savo egzistenciją atiduoda 70%, 60%, 65%, 70%, kartais net 80%. Tai jis neturi jėgų, jis rytą atsikelia, iš lovos negali išlipti. Jam atrodo taip sunku, dar kad pamėgoto, vis tiek neatsigauna, vis tiek nepailsi. Netgi tie sapnai naktį, kurie kankina žmogų, irgi galingai sodina jo visą, reiškia, būseną. Taip, kad žmogus, reiškia, turi ir kada žinoti tuos dvasinius dėsningumus, suprasti juos ir gebėti pritaikyti gyvenimo praktikoje. Nes žmogaus pagrindinė struktūra yra siela, o siela yra dvasinė struktūra. Netgi kiti rašo, kiek siela sveria ten, 20 gramų, dar kažkiek ten tų gramų. Būk tai kažkas ant svarstyklio padėjęs, sielą žmogaus ir pasvėrė. Dvasinio lygmens nepasversi. Tai jeigu tik tai sielos dariniai palieka kūną, žmogus miršta. Šitą visi puikiai žino. Be sielos ne vienas negyvena. Tiesa yra kartais, kad siela paima, reiškia, piktosios jėgos. Jeigu žmogus kada parduoda sielą, sako, atidavė velnį ir pardavė velnį, tokie išreiškimai, bet tie teisingi išreiškimai. Tai tada demonas įsibrauna į žmogų ir valdo jį, jau pagal savo nuožiūrį. Tada žmonės stebisi, kaip žmogus pasikeitė, kas su juo atsitiko. O atsitiko tai, kad yra pats natūraliausias apsėdimas. Ir kol žmogų iš šito neišlaisvina, yra egzorcistai, kurie bando išlaisvinti, kai kurie išlaisvina ir visam laikui, kai kada žmogus neišlaisvinamas, nieks negali jam nieko padėti. Netgi pasaulinė masto egzorcistai negali padėti. Visokių pavyzdžių pas mane yra. Per tą 30 metų praktikos yra įvairiausių pavyzdžių. Ir tada žmogus negali su savim susitvarkyti. Taip, kad pirmoje reiškės neturi leisti, kad būtų apsėstas tos piktosios dvasios, tų piktųjų esybių ir kad jos nevalytų, nes jos paduoda mintis ir žmogui atrodo, kad jis pats galvoja taip, o ten viskas sugalvota, kaip žmogų palaikyti žemame lygyje. Tai jis keikia motiną, keikia tėvę, keikia vaikus, nepatenkina žmoną, vyrą ir taip toliau.
tėvus senelius, prosenelius kažką sužinojo, tai jau pyksta ant to, kad man gyvenimas toks už tai, kad jie taip gyveno. O praktiškai, tai jeigu suvokia informaciją, tai gali išlaisvinti ir tėvus senelius, prosenelius iš tos peklos. Ir gali, reiškia, pats pakilti į aukštesnį lygį, kad tavęs nei demonai neims, nepiktasis jėgos. Tai nėra taip paprasta, reikia gerų žinių, reikia ir praktikos, ir reikia tokį gilaus suvokimo, kuris būtų ir sąmonės, ir pasąmonės lygiais, neprapultų ne vienu momentu. Nes žmogui yra būdinga užsimiršti, už tai yra rusų kalboje toks posakis, yra pavtarenija, matiučenija. Kartojimas tai reiškia tas mokymo motina. Ir žmogus, reiškia, turi gilintis į tą informaciją, kodėl duota 10 Dievo įsakymų sekmadienį švęsk, kiekvieną sekmadienį. O ką reiškia švęsk, kiti mano, švęsk, tai reiškia pailsėti reikia, bonkų prisipirkui, pakrūmė su kažkokiu moteriam, su damam, reiškia, susirinko kompanijas, geria, lėbauja, paskui visokias nesąmonės išdarinėja, reiškia, pailsėjau, pašvenčiau. Čia nepašventėjai. Čia dar įklimpai į gilesnį liūną. Žmonės nežino tų visų pasiekmių, kas vyksta lytinio akto metu, kokias jungtis atsiranda, kurios neišnyksta visą gyvenimą ir taip toliau. Ir kada pasižiūrėjau 10 Dievo įsakymų, tai aš sakau 10 durų, kuriomis uždarytas nuo žmogaus blogis. O žmogų numanot, kad tai reiškia ten kažkoks tai teisių žmogaus apribojimas. Tai yra durys į laisvę ir uždarytas durys į tamsą. Nes yra dėsniai, kurie veikia žmogų. Pavyzdžiui, vedybas yra ne per altorius ir nesantokos rūmuose. Aš labai galbūt, sakyčiau, kai kurie kunigai sakys, nesąmonės tas Markūnas šneka. Bet netgi bažnytinėse kanonuose parašyta yra, jeigu vyras su moterim turėjo santokos sakramentą, bet neturėjo lytinių aktų ir kartu negyvena, santokos sakramentas laikomas negaliojančiu. Tada aš užduodu klausimą, kodėl tai parašyta. O kiek aš kada tyrinėjau, reiškia žmogaus, o tą visas išklotinę žiūriu, kaip jo gyvenimas vyksta. Lytinį aktą turėjo su kita moterimi, atsirado nauja jungtis, nauja šeima. Ir nutolo net nuo vaikų, nuo žmonos, paskui žmonos eina į lytinį santykį, sukūrė naują šeimą, jau su struktūriniais dariniais buvusios meilužės, buvusio meilužio. Ir jau šeima su kitom biologiniam vibracijom. O vaikai pasilieka tokiai būsenai kaip ir už tai jie pasilieka dvasiniai našlaičiai. Jie paskiau negali normaliai mokytis, negali normaliai gyventi, nes neturi to pilno komplekto maitinimo, kurį turi gauti vaikas iš tėvų, o tėvai nutolė. Kaip radijo-imtuvas pakeitė dažnį, radijo-sustuvas pakeitė dažnį, ir tas radijo-imtuvas, kur suderintais tai bangai tyli. Tai būdavo pirmą programą ar antrą Lietuvos reiškia programą, tas vadinamas taškas. Pirmą programą, reiškia, nuo tokios iki tokios valandos, antrą programą nuo tokios. Radijo-imtuvas jungtas, bet pirmą programą baigėsi ir jis nepersiorientuoja pats. Reikia perjungti į tą programą, tada vėl girdė, ką kalba radijas. Tai va, ir čia lygiai tas pats vyksta, reiškia, žmogaus. Žmogus yra kūrinys, Dievo kūrinys toks, kuris labai turi plačią gamą tos galimybių. Ir jeigu šiandieną kalba mokslas, kalba, kad žmonės galimybių savo panaudoja protinių galimybių tik tai 2%, tai tada galima įsivaizduoti, o kur dar 98%, kur jie veikia ir kaip jie veikia. Tad žmogus turėtų panaudoti žymiai didesnę dalį. Bet kad didesnę dalį panaudoti, tai reikia suvokti informaciją. Aš kitą sykį galvoju, kaip tie procesai vyksta. Šiaip bendrą suvokimą tokį lyg ir turiu, kaip aš esu radio inžinierius. Tai visos modeliacijos sistemas, kaip veikia bangų, televizijos bangų skleidimas, demoduliacija, visi procesai, kaip vyksta, kad atkurti tą vaizdą. Tai šitas viskas aišku, bet kada pasižiūri, kitas iki nustembi pats. Moteris skambina iš Ispanijos, negalit padaryti, kad mano vyras taptų vaisingas. Aš jau tą pavyzdį esu nesikį sakęs, bet kadangi šiandien daug naujų žmonių, tai pasikartosiu. Sakau, kodėl jūs manot, kad jis nevaisingas? Sakau, nuo pirmo vyro aš turiu mergaitę, dabar jau 2 metai gyvenam ir niekas nesigauna. Reiškia, vyras nevaisingas. Tai va, įdomumo dėlį paaiškinsiu. Sakau, paskambinkit po 15 minučių pasižiūrėsiu.
prieš pirmą lytinį aktą šito vyro su moterim, vyro sėklos gyvybingumas, kaip maždaug nuo šitos vietos iki sienos. Tai yra sėkla, nuostabi sėkla, tokios dar paieškoti reikia, ne kiekvienas vyras tokia turi. Po pirmą lytinį aktą sėklos gyvybingumas spermatozoido, tik toks. Kur dingo ta galia visa? O jinai turi sėklos naikinimo programą, gavosi iš kažkokio tai meilužio. Ir šitą programą, kuris vyras su ją aptarės lytinį aktą, visi taps nevaisingi. Ir jie gyvena kartu ir jinai tvirtina, kad vyras nevaisingas. Bet tą programą jinai patiem ir padovanojasi. Vat ką reiškia nepaleistuvauka. Jeigu nebūtų to lytinės santykiai su kitu vyru, nebūtų šitos problemos. Bet kadangi yra santykiai su kitu vyru, buvo reiškia santykiai ir ta programa gavosi, jinai neišnyksta. Tada aš jam atlieku korekciją, pašalinu iš jos programą, pašalinu programą iš šito vyro, kadangi aš jau, kaip sako, žinau kai kurios dalykus, kaip tai daryti yra. Ir viskas. Gal praėjo 5 savaitės, gal 4, gal 3, nes atrodo labai greitai. Žiūriškai jau skambina, jai sako, kur pervesti pinigus, sako, kokius pinigus ir už ką, sako, aš jau pastojau. Ir kada susiduri su tokiu faktu, tiesiai akis į akį, tada pastai, tada kas tu esi žmogus pats, kaip šitie procesai vyksta, kodėl jie vyksta. Jis gyvena Ispanijoje, o aš reiškia Lietuvoje apie 3000 km ir atstumas neturi reikšmės. O žmogaus proto minties galia jinai stebuklingai, jinai kiaurai per visą kosmosą. Taip, kad blogas mintis jis tampa ardytojo visatos, o mintis atitinkančias dvasinis dėsnis jis tampa kūrėju. Tai reikia būti kūrėju. Kiekvienas žmogus turi būti kūrėju. Kito kelio nėra. Jeigu tampi ardytojo ir pirmoji ardytojo pats savęs, juk blogos mintis, blogi veiksmai ardo ne kitą žmogų. Netgi kai kitą keiksnoja, misli, kodėl jis toks nevidonas, tai pirmoji ardai save. Tai juk gyvenimas duota žmogui gyventi kūrėjo gyvenimą ir Dievas atvėrė žmogų būti kūrėjo. O žmogus tą pareiškia ardytojo. Ir Dievo programinių derinių ir pats reiškia savęs ardytojo. Ir todėl gyvenimas visai kitoks vyksta. Ir kai pasižiūri visą istoriją, reiškia, jeigu Adomas gyvena 940 metų, kai kurie vaikai čia 980 metų, tai dabar žmogus 100 metų skaitosi ilgamžis. Jau pats Mozė gyvena tik 120 metų. Matot, žmogus, reiškia, po truputį trumpėja amžius, jisai nužmogėja ir negali ilgai gyventi. Ir tos galimybės, kur duotas jam būti, reiškia, kaip kūrėjo gyvenimą gyventi, iš pačio Dievo jis nepanaudoja jų, jis panaudoja tas galimybės savęs, savo palikonių naikinimui, ieškodamas kažkokias tai laimės. Tai sakau, kartais grubokai tai pašneku. Vyrai ieško laimės moterys. Ir kur dar ieško tos laimės, ne va čia ieško laimės, ne minty, ne galvos, ne o antram gale. Moteris ieško laimės vyruose, keisdami juos, bet taip ir neranda. Tik atvirkščiai nusivalkioja, kaip ir lietuviškas toks žodis. Ir paskiau žiūri, kad reiškia nieko neliko, nei šeimos normalios, nei vaikai nėra normalūs, nei pati moteris, kada buvo ir gražuolė atrodo, ir pažiba, jaunystė ir dainininkė, ir kur tik pasižiūrėti, atrodo, visur jos buvo pilna, o paskiau žiūri, kad iš jos nieko neliko. Višką išblaškė, savo vertybės išbarstė ir nieko nelieka. O vertybė tai yra pirmoliai dvasinis suvokimas. Kodėl žmogui taip svarbu dvasinis tas suvokimas? Tų dvasinių dėsnių. Ir žmogų veikia fizikiniai dėsniai, biologiniai vystymosi dėsniai ir dvasiniai dėsniai. Ir va dvasiniai dėsniai užima vedančią vietą ir žmogaus biologiniam vystymėsi ir fizikiniai plotmei. Už tai reiškia visi netgi mokslo atšakos - fizika, matematika, chemija ir taip toliau, kurį nepasižiūrėsi. Tai yra mokymas, dvasinis mokymas. Jie dėsniai egzistuoja. Pavyzdžiui, žemės traukos dėsnis. Pabandyk iššokti iš 12 aukšto. Ten signalizuoja mašina, jau kieme jau reikia labai greit skubėti. Jeigu nespėsi, tai reiškia, jie nenuvažiuos. Ir iššoksi iš 12 aukštą, jau nereikės į tos tą mašiną važiuoti. Kodėl? Už tai, kad veikia pagreičio dėsnis. Kiekvieną sekundę
greitis didėja 9,8 metrų į sekundę. Jeigu 1 sekundė krenta 9,8, jeigu 2 sekundės jau 19,7, 18,7 ir taip toliau. Krenta 3 sekundės jau 28 metrai į sekundę. Ir kuo didesnis greitis, kuo staigus sustabdymas, atsitrenkimas, tai tuo didesnis pasiekmes. Jeigu iš pirmo aukšto iššokęs, tu gali iški nubėgti dar ir tai dar ne visi sugebės. Jeigu kojas neišsisuksi, tai už 12 aukštą tikrai niekur nebenubėgsi. Tai va, taip, kad žmogus veikia dėsnį, va čia fizikinis dėsnis. Bet pagrindinė esmė tai turi dvasiniai dėsniai. Jų pagalba, reiškia, žmogus turi suvokimą, supratimą. Ir va šitoj srity, kaip tik tai neskiriama joks dėmesys. Jeigu dar yra kažkur tai mokyklose, reiškia, yra tikybos mokytojas, bet jis aiškina apie Dievą, bet nepaaiškina, kaip visgi dėl to tas vyksmas vyksta gyvenime. Kai žmogus yra Dievo palaimos šviesoje ir kaip vyksta gyvenime, kai žmogus yra visai kitoj. Platmėje gyvena, priešingai, prieštarauja dvasinėmis dėsnėms, savo veiksmais, savo mintimis. Už taigi nebereikalo pasakyti, kad nusidėjo atgailos sistemai. Nusidėjo mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Pirmaliai stovi mintis. Mintis kurėja ar mintis ardytoje. Jeigu tik ardytoje mintimi gyveni, turėsi problemų. Ir aš paskutinį metu atžiūrėjau, jauną porą pas mane lankėsi gal 4 metai atgal. Ir jie praktiškai paskaitas apsilanko ir aiškiai konsultacijas ateina, visą informaciją žino. Nereikia viską sugriauti. Vienas griauna, kitas bando, reiškia, kažką tai daryti. Didžiuliai stresai, pergyvenimai. Ir tai, reiškia, antrą žmogų naikina. O moteris jau, reiškia, jau neščia. Į kokį vaiką užaugins tokiai būsenai. Taigi vaikas bus sujaukta visą sąmonę, pasąmonę ir jis pradėtas vaikas, reiškia, ir tokiuose stresesnėse situacijose gyvena. Dar net nežino, kad neščia. Vaikui 5 savaitės, o būsena tokia, reiškia, jau visas mėnesis, būsena tokia, kad atrodo, kaip iš po kojų žemės lysta. Va kaip kūrė žmonės šeimą, kaip kūrė gyvenimą. Ir čia nebereikalo atsitinka taip, nes kai tik nėštumo periodas, tai būtinai vyrui pakiša meilužę, kad jisai nutoltų, kad būtų stresas, kad tas vaikas gimtų nesveikas, kad jisai būtų maitintojas, tamsių jėgų maitintojas. Juk čia viskas planas, tamsių jėgų planas. Ir kai suvokia, kas darosi, tai kitas iki stebėsi, kaip žmogus gali šitaip elgtis. Bet iš žmogiškos pusės, kai žiūri, atrodo viskas, tai tikrai kvailas žmogus. Bet iš kitos pusės, kai pasižiūri, jeigu žmogus apsėstas yra, užvaldytas tamsių jėgų, jis kitaip ir negali. Jį valdo, tiesiog valdo mintis, paduoda meilužę, po to dar suriša, kad tą informaciją sužinotų. Ir viskas, reiškia, vyksmas vyksta taip, kad sunku net įsivaizduoti. O rezultatas galutinis toks ties riba, reiškia, jau persileidimo. Persileidimas, aišku, neįvyko, bet kaip atstatyti dar gerai, jeigu jie suvoks abudu į tą klaidą ir per atgailos sistemą įsilaisvins, tai Dievo pagalba galima statyti ir to vaiko normalią būseną, prigimti jo, pagimdyti normalų vaiką, nes pati pradžia yra. Ir priklausomai nuo tėvų poelgio, vaikas vystosi iššiasi. Vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą. Ir jeigu tėvų siela sujaukta, vaikui bus problemos. Už tai neturi būti sujaukties. O kad sujaukties nebūtų, žmogus turi žinoti informaciją ir turi nedaryti tokių kvailysčių. Bet įdomiausias dalykas, kad jie abudu žino informaciją. Ir kaip paskiau paskambino, aš tengiuosi palaikyti. Kažkokią dalimi ir kitas žmogus gali palaikyti, dar jau labiau, kai žinai informaciją, bet jau vis tiek, reiškia, yra pastoviai nebus mano mintyse ta, reiškia, šeima. Aš visą dieną dirbu su kitais žmonėmis. Paskiau pažiūrėk vakare, kas padaryta per dieną, kaip sunaikinti deriniai,
Juk visi programiniai deriniai, vaiko augant iščiasi, visi programiniai deriniai. Ir viskas yra dvasiniam lygmenyje. Žmonės šito nežino. Nes siela yra gyvenimo likimo sėkmės sveikatos programos. Reikia palaikyti sveiką. Jeigu tu jos sveikos nepalaikai, viskas. Čia turi būti, reiškia, būdai jungti ir vyras, ir žmona į normalų gyvenimą. Į normalų supratimą ir gebėjimą atsiriboti. Ir kai žiūri, atrodo, protingi žmonės, aukštosius mokslus baigė, viskas tvarkoj turėtų būti. O pasižiūri, reiškia, koks pokalbis, kokias žinutės duoda, reiškia, vyras meilužiai, kaip pats senas. Žodžiai tai tikrai. Varom ten, netgi lietuviškų išreiškimų nėra. Aš kitą sykį stebiuosi, bet žmogaus, kada užvaldot piktosios jėgos, kaip žmogus elgiasi ir kaip jis gyvena. Tiesiog stebėsi, logikai atrodo, aš kadangi suprantu, kai demonai apsėda, kad šitas viskas yra įmanoma ir žmogus jau pats nejaučia, ką daro, tai ir jam atrodo, kad jis daro gerai. O kada pasižiūri, paskiau pats, kai prisimena žmogus ir kai pamato, kas padaryta yra, pats nežino, neranda vietos. Galvoju, kaip aš, būt žinodamas tą informaciją, šitaip galėjau padaryti. Kur mano protas dingo, ogi viskas dingsta todėl, kad užvaldo tos piktosios jėgos. Ir va čia reikia suprasti, netgi jeigu vyksta kažkoks konfliktas šeimoje, suprasti, kad vyras užvaldytas, suprasti, kad žmona užvaldyta ir galbūt padėti išsilaisvinti, o ne dar daugiau pykti, nervuoti, stresuoti ir, reiškia, pergyventi su negatyviom mintim ir negatyviais jausmais. Ir tada dar ardančioji jėga, atrodo žmogus ir protingas, o ardančioji jėga tik stiprinama yra. Vienu žodžiu, žmonėms reikia daug žinoti. Šiandieną ypatingai reikia daug žinoti, nes praktiškai šiandieną yra labai gausus informacijos srautas eina į žmogų. Yra laikraščiai, yra žurnalai, yra televizija, yra internetas. Kur tik nenueisi, visur šlamšto pilna. Ir reikia sugebėti atskirti grūdus nuo pelų, kaip aš sakau. Tai yra turėti gerą tą arpą, arba vadinamą, arba fuktelį, ten su skirtingom tom funkcijom, nors panašiom, kaip anksčiau, reiškia, grūdus atskirdavo nuo pelų. Tai ir pa žmogų, reiškia, turi, o tas yra arpas ir tas fuktelis, tai yra mintis, gebėjimas suprasti, suvokti ir gebėjimas nepaskesti. Nes tamsios jėgos labai atakuoja, jų agonija eina, paskutiniai metai, va šitie, reiškia, ypatingai. Ir tiesiog kitas iki atrodo, žmogus viską žino, kodėl jis taip pasielgė. Ir jis pats stebisi, kodėl jis taip pasielgė, kodėl jis taip padarė. Ašgi viską, sako, žinau. Bet, sako, tuo momentu aš nieko neatsiminiau šitos informacijos. Ką žinojau, viską užmiršau, pasiliko viskas būkta už bortą ir aš jau važiuoju naują kryptimį. O ta kryptis klaidinga. Gerai, jeigu ta kryptis būtų teisinga. Ir dar turiu pasakyti, mano tokias išvadas, gal jos, sakyčiau, dar nėra pilnai taip išanalizuotas. Visos lygos, nesėkmės, nelaimės yra dėl blogos mąstysenos, dėl demono apsėdimo. Bet apsėdimai persida iš tėvų vaikus. Vat kas įdomiausia yra, taip kad tėvai turi, reiškia, tvarkyti. Kiti sako, man nesvarbu, kaip aš pragyvensiu, man svarbu kaip vaikas. Kaip tu vaiką padarysi kitokį, jeigu pats su savimi nesusitvarkysi. Tai va čia ir yra didžioji esmė, kurią reikia suvokti, suprasti ir pirmoji eilėje tapti pačiam vertam palaimos šviesos. Dievo palaimos šviesos. Jeigu, reiškia, vertės šitos neturi, tai nieko duoti ir negali. O vertę statyti, tai yra suvokimas, supratimas ir per atgailos sistemas išsilaisvinimas iš to dvasinio tamsos šaltinio. Nebūti maitintoju. Ateina žmonės, jeigu negali gyventi. 70% gyvybės energijos atiduoda demonams, virš demonų toms esybėms, taigi jis neturi kūrybiniais jėgoms. Tai yra, jeigu kūrybiniai gali, kažkokie tai vyksmai, net mąstyti negalvoti, tai galvoja, kaip čia išgerti, galbūt kaip kokius narkotikus panaudoti, galbūt naiti ten kažkokią linksmybę lyg ir yra, o ta linksmybė juoda. Paskiau grįžta, paskiau nežino, ką daryti. Kai atsipeikė, žmogus pamato, kur įklimpo ir išsilaisvinti negali. Tada jis kaltina vyrą žmoną, žmoną vyrą, kaltina Anytą, kaltina uošvę, kaltina visus kitus.
tik tai pats nemato savo kaltės. O ta kaltė dažniausiai būna ne todėl, kad žmonės blogiečiai būtų, ne todėl, kad jie reiškia kažkur tai užgimė kažkokie tai monstrai, o todėl, kad yra kaltas yra nežinojimas. Nežinojimas, nesuvokimas ir tos vidinės dvasinės šviesos kontrolės nusilpimas arba net praradimas jos. Paskiau atsipeikia, gal, kam aš šitą padariau. Bet tuo metu lyg ir negalėjo nei sustoti. O paskiau dar vienas dėsnis gerai galioja, reklaminis. Sako, kartą paragavęs negaliu sustoti. Tai ir blogai galioja lygiai taip pat tas dėsnis reklaminis. Tai va, taip kad mano pagrindinis tikslas toliau reiškia gilintis informaciją, tą informaciją pateikti žmonėms pavyzdžiais, nes per pavyzdį žmogus geriau suvokia ir stengtis, kad žmonės sugebėtų atskirti, kaip sakau, tas visas nesąmonės nuo tvarkingų minčių. Arba tiksliau tvarkingas mintis nuo tų nesąmonė. Ir išmoktų pozityviai mąstyti. Netgi jeigu yra problema, tai per pyktį neapykantą nieko neįspręsi. Ir jeigu ten pyksti ant vyro, bet dar žmonės nežino, pagrindinių tų tiesų nežino. Jeigu aš neapkenčiu vyro, aš naikinu tėviškos struktūrų derinių savo vaikuose. Jeigu aš neapkenčiu žmonos, naikinu motinišką struktūrą savo vaikuose, anūkose, pronukėse. Aš paralyžuoju jų gyvenimą. Taip, kad žmogaus mintis, jeigu mintis yra kūrėjas ir jo reiškia gyvenimas klostosi visiškai kitaip. Ir čia turi ypatingą reikšmę meilė. Netgi pasakyti, yra Dievas yra meilė, meilė yra Dievas. Ir iš tikrųjų taip yra. Nes harmonija visatos, ta, kur duoda meilės jausmą, tai yra aukščiausia lygio harmonija duota žmogui. Ir žmogus, kada įsimylėjęs, jam atrodo, pasaulis geras ir visi žmonės geri, ir ko čia jie pykstasi, ko čia jie barasi, nėra ten ko. O kada žmogus, aiškiai, pritvinkęs pykčia nepykantas, apsėstas, tai jisai praktiškai, jam atrodo pasaulis nesąmonė, nesusipratimas ir taip toliau. Aš dar turėjau tokį čia, prieš važiuodamas į Vokietiją, turėjau tokį incidentą su viena moterim. Tiksliau ne incidentą, o tokį atvejį. Tai jinai viską, reiškia, ant Dievo. Ir Dievui nurodymas davė, jeigu nemoki pasaulį atverti, tai netverk tu jo. Kam sutverė tokį pasaulį? Kad, reiškia, jame gyvenimo nėra. Aš jai aiškinu, nenoriu nieko girdėti. Bet pažiūrėkit, reiškia, žmogui, ką Dievas davė? Laisvę. Tai yra vienintelė esybė, kuri turi pilną laisvę. Ir ta laisvė sistema mąstysenos davė kūrėjo gyvenimą. Jeigu tu tą laisvę panaudoji tvarkingai, tu turėsi sėkmę ir laimę. Pavyzdžiui, bitė prieš 3 milijonus metų sukurta, jinai nelaisva yra. Yra bitė darbininkė, bitė motinėlė, visą sistemą davė, kaip egzistuoja bičių šeima ir jinai 3 milijonai metų nepakitusi. Voras 3 milijonai metų nepakitęs. Bet pažiūrėkit, voras, jeigu jie nupinė tą tinklą musėms gaudyti, bet miškiai ypatingai matosi dažnai toks kabo ore, nuostabus tinklas. Gražu pažiūrėti, harmoningas toksai. Tai pabandyk, pagaliuką kišk ir padaryk skylę. Ir jis tos skylės nebeužtaisys. Jis neturi remonto programos. Kartais dar kokį silelį vieną pratemps, šilgai, bet tik tai silelį. Jokių būdų neužtaisys tos skylės. Jeigu jis naują pins tinklą, padarys tokį, kokį moka, kokią turi programą, bet jis kitų programų neturi. O žmogui duota galimybė mąstyti, kurti, gyventi kūrėjo gyvenimą ir žmogus, reiškia, duota labai didelės galimybės ir duota išmintis, gebėjimas, suvokimo gebėjimas, supratimo, pačios analizės. Ir žmogus šitą, reiškia, suvokimo, supratimą daug kur nukreipia visai kitą kryptimį. Ne savęs kūrimo kryptimi, o savęs naikinimo kryptimi. Ir va čia yra problema. Netgi žmonės žinantis informaciją, vis tiek ateina momentas, darbė ten sako, kiekgi gali šitas tą ir tą daryti. Kiek jis ten gali šnekėti nesąmonės. Ir jis pyktį nešioja ir aišku, tas pyktis ardanti jėga yra galinga jo paties. O tas, kuris tą nesąmonę šneka, jį valdo piktasias jėgos, paduoda mintis, ką pasakyti, kad šitą išvestų iš pusiausvyros.
ir dirba tamsias jėgas, pasiduoda žmonės. O tamsiai pasiduoda, o dieviškai išminčiai niekaip ta tamsa, kuris sėdi viduje, neleidžia žmogui. Ir kol žmogus nesupranta, nesuvokia, nededa pastangų, nieko nepadarys. O kada, reiškia, jau padeda, supranta, suvokia, tik dažnai būna supranta, kada jau geram amžiai, kada bent keli vaikai nužudyti iščiasi, kada, reiškia, yra. Ir žmonėsgi nežino tų pagrindų. Pavyzdžiui, jeigu vyrai žinotų, kad jeigu tavo vaiką moteris nužudė iščiasi spiraliam, kontraceptiniam priemonėm, kad tau gyvenimo ir tavo šeimai nebėra gyvenimo, tai nedarytų šitų, neliptų ant tos moters. Bet vyrai nežino šito. Jeigu žinotų, kaip vyksta procesas šitie visi, aš kiek metų analizuoju, jau 30 metų, ir kai matai, kokie pokyčiai vyksta prieš ir po, kas atsitiko su tuo vyru, su ta moterim, kas atsitiko, kokias jungtis atsirado naujas yra. Ir tada matai. Ir jeigu tak žmogus tikrai jam parodo į visą šitą, tai jis pats stebisi. Netgi kai ateina pas mane į diagnostiką, aš parodo tas klaidas, iš karto žmogus supranta, suvokia, jis nenori būti tose klaidose. Eina tokia vidinė atgaila ir pa žmogui keičiasi padėtis. Sąmonės, pasąmonės ir netgi virš pasąmonės lygyje. Ir iški žmogus keičiasi jo, keičiasi vaikų namuose, keičiasi žmonos rodikliai, keičiasi moteris ateina pas mane, keičiasi vyro rodikliai, keičiasi vaikų rodikliai, kurie net negirdi tos informacijos. Ir kai žiūri, koks dėsningumas egzistuoja, tai kitas iki stebėsi, kaip protingai sutvarkytas pasaulis. Jeigu nori gyvenimą turėti, jo apšiai turėti to gyvenimo, tai reikia išmintingai gyventi. Ir paskiau žiūri netgi Bibliją skaitant. Vat atėjo į karaliaus vietą, nužudė karalių ir pats atsisėdo į tą vietą. Brolis, ar ten, reiškia, sesuo, ar dar kažkas, tai, reiškia, suorganizavo tą visą. Ir žiūrėk, parkaraliavo kokius 5 metus ir jis nužudytas. Jeigu atėjo, reiškia, vietą kaip paveldėjimą tvarkingai, ir dar tvarkingas tas pats karalius, neįėksio jo nužudo, 50 metų karaliavo ir atnešė didžiulę naudą ir tą Saliamoną išmintį duoda, reiškia, žmonijai. Tuo čia lygiai taip pat ir žmogaus gyvenime yra. Ir aš kada jau žinau tuos dėsningumus, tai kai skaitau Bibliją, kai skaitai, tai matosi visas tuos vadinamos tie povandeniniai akmenys, kurie kaip tik tai žmogaus gyvenimą ir saurdą ir sunaikina. Tai taip, kad reikia dar iki to, kad suvokti, kas ten rašoma yra, reikia praktiškai žinoti žymiai daugiau, tų elementorius. Kaip jeigu vaikas saulutės raidžių nepažįsta, tai jis negali perskaityti žodžio. Tai ir čia, kai žmogus nesuvokia tų asmeninių pagrindinių dalykų, jis negali įsigilinti. O štai aš ir tą knygą rašiau vien dėl to, kad žmonės žinotų informaciją. Ir tie, kurie gilinasi tą informaciją, turi visai kitokį rezultatą. Ne tik gilintis, bet paskiau pritaikyti, nepamiršti ir pritaikyti informaciją tą savo gyvenimo praktikoje. Ir mokyti vaikus. Nes žmogui nėra didesnės laimės, kaip matyti sveikus, likimo gyvenime sėkmės sveikata apdovanotus vaikus. Ir nėra didesnės sielvartos skausmo, kaip matyti nevykėlį. Kaip viena moteris, atsimenu, tiek kaip pavyzdį. 75 metų senutė, bijo numirti, o kasgi žiūrės mano 55 metų sūnų. Nes jis savarankiškai gyventi negali. O jei vaikas ir motiniškas jausmas, ir jinai niekaip negali, net vien dėl to bijo numirti. Matot, ne tik, kad mirties bijo. Žmogus kiekvienas kažkokia dalimi tos bijo mirties, netgi labai tie drąsus. Nebent kuris žmogus apsėstas, tai mirties nebijo. Kai jam padiktuoja, kad čia nieko tokio, čia tu išsilaisvinsi nuo kažkokių tų problemų, bėdų. Bet čia žmogus, aiškiai, kiekvienas nori gyventi. Bet jinai bijo numirti dėl to, kad sūnus negalės gyventi be jos. Jinai iš jos pensijas, dar jis gauna pensiją nuolydumą ir iš to, aiškiai, jie pragyvena. O jeigu jinai išeis iš gyvenimo, tai iš tos pensijas, kuris gauna, jis nieko nei užbūto susimokės, nei valgyti turės. Ot, kur didžiausias sielvartas. Taip, kad kai pasižiūri, viskas žmogiškai yra, bet žmogus dar turi biškį pakilti aukščiau ir suprasti dvasinės išminties tą gelmes ir mokėti jas panaudoti gyvenimo praktikai. Kito kelio nėra. Tai va. Taip, kad reikia gilintis, pavyzdžių aš dabar daug nekalbu, kas nori pavyzdžių gali pasiskaityti knygoje ir rasit.
Ir kur knygoje parašyti pavyzdžiai tikri faktai yra, tik ten tie faktai ne taip, kad faktai yra faktas, bet jis duotas, reiškia, pavyzdys ir paaiškinta, o kasgi po to, kai tu pasielgi šitaip. Bet čia jau ten, kur veikia kaip sistema. Vienas žmogus ir antras tos pačios klaidas, ir trečias, ir 10, tas pačias klaidas daro ir tas pačias turi pasiekmes. Didesnė, mažesnė masto, bet tokios pačios pasiekmes. Tai vat, už tai žmogus, reiškia, jeigu gerai įsigilina, aš sakau žmonėms, skaitykit 2-3 kartus tą knygą. Netgi jeigu gerai atmintis, ypatingai, kur pagyvenę žmonės, kur atmintis silpsta. Nes ta informacija, kai sužinai, jinai įauga į pasąmonę, į sąmonę, pasąmonę ir žmogus tada kitas iki net nežino kažkodėl, bet jis elgėsi kitaip. Bet kad įaugtų, tai reikia perprasti ją. Ir ten nieko tokio nėra, ten yra tikri faktai, paprasti faktai, žmogiški faktai. Bet tie faktai, iš kur jie atsiranda, kodėl jie ir kokio paskiau gali į žmogų gauna tamsias jėgos valdyti žmogų. Juk žmogus padaręs klaidą, paskiau tampa piktų jėgų maitinimo šaltiniu. Tada nuo jo nusirbė gyvybės energija, jos stokojas nebegali nei kurti, nei daryti, tik nervuotis ir pykti moka. Ir dar daugiau klemsta. O kai žmogus, reiškia, normaliai jautiesi ir stengiesi, kad tu nemaitintum tų piktų jėgų. Man kol kas dar pavyksta, nors man jau 72 metai, bet aš laisviausi su savo mašina ir po Vokietiją, per didžiulius miestus, į Hamburgas, Hanoveris, Düsseldorfas, Neusas, Sachenas, Vuisburgas, Wuppertalis, Frankfurtas prie Maino, Nürnbergas, Konstancas, Štutgartas, Münchenas, Zygenas, Padebornas ir taip toliau. Kitų Leipzigas, pats Berlynas irgi. Jau įvažiuoji į miestą, pirmas iki važiuoji. Tiesa, padeda daug navigacinė sistema, bet reikia irgi viską žiūrėti, nes būna ir kryptis pakeistas. Reikia matyti ženklus, reikia viską apibendrintai žiūrėti. Taip kad žmogus, kada, reiškia, turi galimybę dar, mano metas jau praktiškai ten jaunesni žmonės nenori važiuoti. Nebent kurie profesionalai dar, reiškia, turi profesionalumą, tai dar. O čia, reiškia, yra kažkaip taip ir laisvai važinėja, atrodo visai kaip po tą Vilnių ar po Kauną, žinau, miestą. Nėra įtampos, nieko nėra. Tik jie dėmesingas, stebė viską ir stengiasi daryti taip, kaip turi būti. Tai vat, ir turiu pasakyti visur, ar Austrijai viena, ar Vokietijai, ar Olandijai, ar pačioje, reiškia, Prancūzijai, visur tas pats. Kur yra žmogus, ten tos pačios problemos yra. Ir kažkodėl tai tos pačios klaidos ir kaip keista, nekeista, būk tai nėra niekur susumuotų tų rezultatų ir kad kažkas imtų ir parodytų, pažiūrėkit žmonės, kaip yra. Ir ko jūs verti, kokį gyvenimą verti, tokį ir turi. Juk čia yra vertė. Pirmoje eilėje vertė tai yra mąstysenoje, supratime, suvokime ir paskiau dar gebėjimą tą mąstyseną pritaikyti gyvenimo praktikoje. Žmonės mąsto, bet kažkas taip pasakė kokį žodį, įsižeidė ir pamiršo viską ir vėl viską varo, kaip anksčiau varydavo. Su visokiais keiksmažodžiais, su visokiais jausmais, paskiau atsipeikė, o jau nukrytęs lygis. O kai nukrytęs lygis, demonai įsibrauna, kai lygis krenta. Pavyzdžiui, nukrita iki 4 lygio, įsibroja vėl kokį 20-30 demonų, o kad jų iš žmogaus išsilaisvinti, reikia pakilti iki 13-14 lygio, o žmogus jau pakilti nebegali. Ir tik belieka juos maitinti. Jo, kai jis negalėjo susivaldyti, kol nebuvo demonų, tai jau kai demonų apsėstas, kai jau mintis jo valdo demonai, tada pakilti tikrai negali. Ir tada kitas iki reikia žmogų išlaisvinimas. Už tai tam išlaisvimui ir duota atgailos sistema. Ir duotas atgailos tarpininkas, kuris, reiškia, padėtų išsilaisvinti. Visa sistema sutvarkyta duota. Bet tą sistemą dar, sakyčiau, ne per daug suvokia ir patys kunigai. Tenka man kartais kalbėti su jais ir netgi kažkokią kaip pagalbą suteikti. Yra tokių, reiškia, atvejų.
Ir matai, kaip žmogus geras žmogus. Atrodo, jis viską ir raštą žino, aiškina viską, pasakoja, aiškina, jo lygis kyla. Ir visai atrodo, pakyla iki 15 lygio. Kodėl jis negalėjo to lygio turėti prieš ateimą pas mane? Kažkur tai nepakankamai suvokia informaciją. Nesuteikia to rimto dėmesio, tai išminčiai, kurį duota yra. Ir netgi skaitant knygą. Taip galbūt yra, taip galbūt nėra, taip ir palieka ramiai. O kur yra gili išmintys, ją reikia perprasti. Ir ne tik, kad perprasti, o paskui reiškia laikyti savyje, kaip nepamirštama ir gebėti bet kokiu atveju panaudoti gyvenimo praktikoje. Kad nepaskandintų, kad neįtrauktų į tą liūną, nes piktų jėgų darbas labai. O štai vienas iš dvasininkų Maskvos dvasinės akademijos, ten kaip pas mus kunigų seminarė, tai pas juos dvasinė akademija, tas pačias funkcijas atlieka. Tai jis sako, nepamirškit, kad kiekvienas velniukas Bibliją geriau išmano negu bet kuris kunigas. Ir čia labai tikslus įsireiškimas ir sakyčiau, ir jis nebe pagrindo pasakytas. Pačio dėstytojo dekano akademijos. Ir iš tikrųjų taip yra, netgi patį Kristų kaip gundė šėtonas. Bet kai pamatė, kad jis jo nieko nepadarys, atsitraukė. O ką kalbėti apie eilinį žmogų, kuris pilnas jausmų, kurį netgi domina tie klystkeliai. Tai va, taip, kad pagundų visokia atveju bus visko pilna, bet reikia sugebėti atskirti. Bet atskirti žmogus įmanoma tik tada, kai jis suvokia, supranta ir kai jisai gali, reiškia, pats valdyti savo mintis ir atskirti, kada pakiša blogą mintį piktasis, kada atskirti, kad šita mintis yra gal reikalinga iš karto per atgailą, nes atgailą galima atlikti tuoj pat. Ne tik kunigui jausi, bet reiškia, jeigu supratimas yra gilus, iš karto reiškia vyksta. Nes pati atgaila yra ne tik, kad per išpažinti. Per išpažinti reikia sakyti tas nuodėmes, kurios neįveikia, kurios kankina žmogų. Kaip apsėdimas. O kitas, reiškia, tos menkos nuodėmes, kur žmonės menkas pasako, o didžiųjų net ir neatgailauja, kai tarpininkas šalia yra. Tas kunigų išpažindami išpažinti. Pasakė keletą tokių ir galvoja, kad viskas įvyko, nieks nevyko. Koks, tai priklausyklas, toks ir išėjai, sugrįžai. O jeigu atgaila nuoširdį yra ir gailai prasminga, tada reiškia vyksta labai dideli procesai, keičiasi žmogus. Matot, ateina žmogus iki bažnyčią, pavyzdžiui, atlieka atgailą, žiūri, ateina į bažnyčią koks 6 lygis, išeina 12 lygis. Jau kunigas viskas, o jau 12 lygiai praktiškai ir demonų nelieka. Ir jis tada išėjęs pasijunta labai gerai. Jam nuotaika pagerėja, jam atrodo pasaulis gražesnis, pykčio nebeliko, nuoskaudų neliko. O jeigu išeini ir tau tas pats galvoj sukasi, reiškia, kažko tai nepadarė, kaip priklauso. Tai yra nesupratai ir vėl duodi piktajam įsigalėti. Ir dar turiu pasakyti, kad žmogus, kada įsilaisvina iš piktojo tų gniaužtų, tai jį dar stipriau atakuoja jėgos, kad susigrąžinti, kad neprarasti to maitinimo šaltinio. Ir daugelis pasiduoda tai. Vėl primena kažkokią tai praeitį, primena kažkokią tai, atrodo jau tiek metų neatsimena, kažkodėl tai šiandien prisiminiau. O tam primena dėl to, kad, reiškia, žmogus, jeigu iš kitos pusės atliko atgal, tai šitoj dar kur nebuvo, per ją galima vėl jį nutraukti į nuodėmių liūną, kad jis keiktų, kad pyktų, kad neapkestų. Yra daug dalykų, kurie tiesiog išmintim spindintys dalykai, bet žmogus, kai nesupranta, tai jam atrodo ten smulkmena kažkokia tai, o praktiškai, jeigu tą smulkmeną nusadina iki žemo lygio, tai yra blogai. Tai yra ne tokia jau smulkmena, o rimti dalykai. Tame tarp ir prisiminimai praeities. Jeigu prisiminė praeities klaidą, tai ačiū Viešpatie, kad priminėjai su meilė ir dėkingumu, o ne durnas, ką aš padariau. Reikia atleisti kitiems ir atleisti savo. Bet atleidimas su giliu suvokimu, reiškia, išlaisvina žmogų.
O neapykanta savęs irgi lygiai taip pat naikinimas savęs. Neapykantas vyrų naikinimas. Vyrų nori, kad jis tave mylėtų. Neapykanta žmonai nori, kad paskui žmona mylėtų, kai tu ardai, kai santykiai. Vyro ir moters santykiai. Juk po vedybų vyras ir žmona tampa vienu, parašyta šventam rašte. Bet tikrusis vedybos yra lytinis aktas. Kiek meilužių apturėjai, tiek buvo žinotas. Kiek apturėjai meilužių moteris, tiek sykių buvo ištekėjusi. Ir su visais vyrais yra ryšys, pasilieka visą likusį gyvenimą. O čia įdomiausias dalykas yra. Ir žmonės šito vėl nežino. Ateina moteris, skaitė mano knygą, buvo dviejose paskaitose, ateina į konsultaciją, pokyčiai pas ją, pokyčiai pas pirmąjį vyrą, su kuria negyvena jau 25 metai. Pokyčiai pas jo vaikus, pas jo žmoną pokyčiai, dėl to, kad jinai sužino informaciją. O taip jinai tempė per juos visus, netgi jo žmona tempė žemyn per savo tą klaidą. Matot, kokie procesai. Ir kada pamatai šitą realybę, pamatai, tai tada visai kitaip žiūri ir tą šventąjį raštą, į dvasinį mokymą visai kitaip žiūri. Ir visai kitaip matai, kokia žmonėje yra išeitis, suprasti, kad žmogus yra Dievo kūrinys ir jis turi būti ne priešas Dievui, o pagalbininkas. Dievas sutvėrė būti žmogų padėjėjo, o žmogus per nežinomą tapo jo priešu. Kaip ta moteris. Vat mano žmona buvo, tai net negalėjo kitam kambarį, kai aš diagnozavau, tai jinai net stebėjasi, kas ten darosi. Jinai pati kai pamatė, kokie procesai kartais vyksta diagnostikos metu, o man nei kiek, jokio pykčio, jokio nieko, jokio smerkimo, teisimo. Ir tik tai aš nieko jai negalėjau padėti, nes jinai man neleido nei galvoti, nei mąstyti, visą laiką varė ir varė. Ir paskui išeidama Dievo išpygas rodė, kad dar be trūko pakelti sijonėlę. Ir parodyti kitą vietą, būk tai Dievas nežino, ką žmogus turi. Tai vat. O aš, aiškiai, vis tiek savo atlikau korekciją, pervedžiau į 15 lygyje, kai jinai išėjo, ir paskui žiūrėjau, jau po 5 dienų žiūriu, lygis 14. Biškis silpsta, bet lygis geras. Ir galbūt jinai ir pati paskiau galėjasi dėl tų žodžių. Bet tada atrodo, jai žodžiai lėjasi. Bet tai yra ne jinai šnekėjo. Tai yra šneka tos piktusios jėgos, kad mane paskandinti. Kad aš pradėčiau smerkti už tokį dalyką, smerkti tą moterį. O kadangi žinau tas tiesas, žinau jų, reiškia, pasiekmes, aš stengiuosi to ne tik nedaryti. Mane buvo vidinė ramybė, bet palaiminga ramybė vidinė buvo. Jokio įsižeidimo. Jokio pykčio tai moteriai. Nes tuo metu tikrai užvaldė. Vat ir Kristusgi prikaltas ant kryžio sakė, Tėve atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Ir tai moteriai, aš tik pradedu sakinį sakyti, gal 3 žodžius, 4 pasakiau sakinį, nespėjau dar minties pasakyti, o jinai jau vėl savo. Savo tą mąstyseną varo prieki viskas. Užkimba už kiekvieną žodžią, už pusę žodžių pasakyta ir jau reiškia dėsto savo mintis. Taip žmonės yra valdomi ir paskui žmonės keikia viens kitą ir tai daro didžiulę klaidą. O tamsam pasaulis, tam demonams, virš demonas įvėms. Tai yra nuostabus radinys. Pajungti žmogų į jų maitinimo šaltinį. Žmogaus lygis krenta ir jų energija tampa tinkama jų mitybai. Kai žmogaus lygis savo pakyla, pavyzdžiui, iki 12 lygį, demonai nubyra visi. Jeigu dar lieka koks tai įsisenėjęs, tai mažai. Bet žmogus pakilti, kada apsėstas yra negali. Nes jam greiškės, netgi jeigu meldžiasi, jam pakiša mintį, kad malda nesiklostytų, kad jis savęs smerktų, kad jis kitą smerktų, primena kažkokį faktą, kad jis negalėtų susikaupti ir taip toliau. Tai reikia nepasiduoti. O kai nepasiduoti, reikia suvokti informaciją, žinoti ir gebėti ją pritaikyti gyvenimo praktikai. Kokie klausimai? Apie atominius virusus norim paklausti. Kodėl jų tokia šiandienai galinga bioenergetika? Kodėl jie panašus į ryškę vėžį? Ir kodėl net 40 kartų vis dėlto persiduoda? Kodėl jie neišnyksta? O kaip jie išnyks? Per maldas. Per atgailą.
atominį virusą pirmoje reikia nustatyti. Matot, yra lygos, yra virusinės lygos, yra programinės lygos. Tai vat, o gydytojai ką daro? Jie, jeigu organas serga, bando gydyti organą. Bet aš galiu pasakyti, organam pagydyti neįmanoma, jeigu galvos smegenys nevaldo, taip kaip priklauso valdyti. O galvos smegenys, jeigu pažeidimą padaryti, nusidėjo mintimi žodžiais, darbais ir apsileidimais, ir žmogus neturi galimybių su galvos pagalba valdyti tų procesų visų. Reikia atstatyti valdymą, o valdymas reiškia yra žinojimas ir per atgailos sistemą sugrįžimas į kūrėjo poziciją, turėti kūrėjo galią. Jeigu žmogus, reiškia, tą galią praranda, tai jis praktiškai nieko negali padaryti. Tada jis eina pagalbos prašyti pas kunigą, atlieka išpažintį ir per išpažintį įsilaisvina iš tos problemos. Jeigu jis tą problemą supranta, kad jinai yra problema, dažniausiai net ir nesupranta. Už tai ir nesigauna niekas. Bet esmė, reiškia, yra, o atominiai virusai, medicina su virusais sunkiausiai kovoja. Virusai nepasiduoda medicininiams gydymams. O žiūrėkite, jeigu žmogus turi kepenų cirozę, juk virusinė liga yra, ir niekaip neišgydo jos. Duoda kažkokius vaistus, lyg ir kažkas geriau, pagerėja, bet reiškia, kad išgydyti, kad nebūtų, kad neatsinaujintų, jinai negali. Kol dar vaistus naudoja, atrodo, lyg ir gerai, nustoja vaistus naudoti, po kurio laiko ir vėl tas pats. Dvasinių ligų medicina negydo. O virusai, jie reiškia irgi yra, virusai mikroorganizmai, bet jie labai turi galingą galią. Ir svarbiausia, kad tuos mikroorganizmus maitina pats žmogus. Jie sugeba paimti žmogaus tą energiją ir kaupti ją. Žmogui nualina, bet jie sukaupia tokius potencialus, kai tas iki sunku įsivaizduoti. Jeigu, reiškia, ląstelės, gyvybės energija, pavyzdžiui, nuo sienos iki tos sienos, tai yra gana geras rodiklis, stiprus rodiklis, tai viruso būna milijoną, net milijardą kartų stipresni. Jų energetinį srautą gali apjuosti aplink Žemės rutulį, finioti aplink Žemę kelis kartus. O apie tos atominius virusus aš sužinojau Vokietijoje, kaip jie vadinasi. Aš sakiau, yra tokie maži mikroorganizmai, kurie apsigyvena ląstelės viduje ir, reiškia, ir žmogus negali nuo jų atsilaisvinti, vaistai jų neveikia. Tai ta gydytoja tyrimo laboratorija dirbosi. Jis sako, taip, medicina žino, jie vadinasi atominiai virusai, bet ką su jais daryti nežino. Tai yra, medicina nežino, ką su jais daryti. Nes jie nepasiduoda jokiems tyrimams, gyvena ląstelės viduje, jų vaistai neveikia. Jų vienintelis būdas tai yra nuimti jų energiją iki nulio. O kad nuimti, reikia juos aptikti ir paskui reiškia atlikti tą korekciją. Susilpninti energetinę būklę tų virusų iki nulio, apie to absoliutaus nulio. Tada organizmas žmogaus su jais susidoroja, o kitaip negali susidoroti. Nes neturi tiek jėgos, nei ląstelė, nei viena, nei organas. Visą organą be energetika, jeigu visų ląstelių sudėjusi, tai yra žymiai silpnesnė negu to vieno viruso. O jeigu tų virusų gausa yra, tada iš vis blogai. Tai vat, ir jie yra paveldimi. Iš tėvų senelių prosenelių ateina į mus ir jie, jeigu vyras turi vieną virusą, moteris turi kitą virusą, vaikas turės du. Ir jie nemažėja, o jų daugėja. Jeigu vyras su žmona sueina į lytinius santykius, pagimdo vaiką, tai jeigu tas 3 vaikus ar 4 turi, tai visi 4 vaikai turės tą virusą. Ir jo reiškėsi tos formos, reiškėsi įvairioms lygoms. Ypatingai reiškėsi, pirmas požymis yra alerginėmis lygomis. Vat vaikai serga alergija, maistui, alergija kažkokiems tai kvapams, alergija kažkokiems tai netgi vaisiams. Tai yra, reiškia, jau nenormalu. Žmogaus organizmas neturi reaguoti negatyviai. Tie virusai reaguoja ir jie sukelia, reiškia, tą tokią būseną sveikatos. Tai žmogus už tai turi
kadangi nežino ir nieks, reiškia, nežino, ką daryti, tai nieks nieko nedaro. Aš bandžiau, reiškia, įvairius būdus ir paskiau suradau būdą, kad tik nuimti jų gyvybės energiją iki absoliutaus nulio. Tada išsilaisvina žmogus. Ir svarbiausia, kad jų požymiai panašus į vėžį. Vėžys, reiškia, tai yra programinė liga ir ląstelės struktūra pakitusi dėl to, kad programos netokios yra jau pačios ląstelės funkcionavimo, o kad atominiai virusai irgi ląstelės struktūra netokia. Daktarai, kai atlieka tyrimus ląstelės lygmenyje, jie mato, kad ląstelė pakitusi reiškia vėžys, o ten ne vėžys, o atominiai virusai. Ir bando taikyti metodus vėžio gydymo, o jie visai netinka. Operacija dar daugiau išplinta tie virusai po kūną, nes atlaisvinta su skalpelio pagalba kai kurios ląstelės, kraujas išnešioja po visą kūną, kur tik ląstelė pakliūna, formuoja naują židinį. Tada sako, išplito metastazės. Tai yra operuoti negalima jų. Su peilis įskarpti jų zoną negalima, nes tada iš to zonos, kada jie išeina, tada, reiškia, paplinta po visą kūną. Antras, reiškia, yra chemoterapija jų negydo, nes jie ir ląstelės viduje ir per virusų neprieina. Chemoterapija neduoda jokių rezultatų, tik susilpnina organizmą ir nuo to, reiškia, virusai dar stiprėja. Netgi šiandieną medikai sako, yra tokios vėžio formos, naujas tokios, kurias neaišku, kas daryti. Labai greitai plinta ir labai greitai, reiškia, žmogų varo į kapus. Ir jų negalima švitinti. Jeigu tik tai rengenas spinduliuojame rengeno spinduliais, tai praktiškai jie, reiškia, nuo to tik tai stiprėja. Vyras naina, reiškia, jam atliko tą rengeno terapiją, tai prieš terapiją 18 laipsnėje rodiklis, o po švitinimo 10-12 laipsnio rodiklis. Tai yra jėga auga ir stiprėja. Ir už tai gydytojai pasimetė. Kadangi tokia liga, reiškia, ir virusas nepasiduoda tyrimams, jeigu jį išėmė iš ląstelės vidaus, jis daugiau 5 parų neišgyvena. Bet to labai greitai silpsta ir silpnamas jisai jau daug ko nebegali. Ir už tai tyrimams nepasiduoda. Ir štai medicina yra bejėgė, medicinės būdais paveikti tą virusą. O žmogaus minties galia daro stebuklus. Jeigu tu gali aptikti ir jeigu tu gali jį paveikti, jisai nuo minties žmogaus niekur dingti negali. Taip, kad yra daug. Aš sakau, tai aš pradėjau diagnozuoti, ten tiesiog kaip energetikas, o dabar aš žiūriu, kad perauga visai į šitą visą informaciją, kur sukaupta mano per šitos 30 su viršų metų, jinai perauga visai į kitą lygmenį. Ir netgi žiūriu žmogaus, kada visi demonai virš demonasybės įsilaisvina, įtampos tos nusijima, kažkaip žmogus pradeda sveikti. Ir yra žmonių, kurie jau ties mirties riba, bet kai tik tai jis pats supranta, pats savo padeda, žiūri, kad po truputį gerin ir sveiksta. O kitas atrodo žmogus ir pažiūrėti ir tvirtas, ir charakterį turi, o neigiamos mintis, emocijas, išgąstis, baimė, žemyn ir kapai. Ir jeigu tik tai nežino, nustato, kad pasako vėžys, tai žmogui, reiškia, ką padaro. Suteikia didžiulį smūgį. O ateina, pažiūrė, ne vėžys virusai. Nors virusai, reiškia, kitas iki dar blogiau negu vėžys, jeigu jie išleisti į laisvę. Jokios kovos prieš juos nėra. Jeigu negali neutralizuoti jų gyvybės tos energijos, kiti būdai netinka. Kol kas aš nei vieno tokio neradau. Cheminiai preparatai netinka. Jeigu nori, kad virusas išnyktų, reikia sunaikinti ląstelę. O jeigu ląstelę sunaikinsi, reiškia mechaniškai, tai tada reiškia praktiškai visą organą sunaikinus, kas čia per gydymas yra. Jis nieko neduoda, organo nebėra, jis nevykdo funkcijų. Tai va, taip, kad yra vienas kelias per dvasinį lygmenį, būti aukštesniam lygiai, nesužadinti to viruso, reiškia tos agresijos, jėgos ir visai tada žmogus kitaip gyvena. Būna, kad su virusais pragyvena ir iki 100 metų ir jis neatsiveria. Bet daugiausia, kadangi šiandieną yra
mano nuomonė, tokios problemos. Mobilūs telefonai tai aktyvina virusų veikimą. Ir jeigu, reiškia, virusai atominiai yra žmoguje, jie po truputį stiprėja. Ir antras, kompiuteriai spinduliavimas irgi taip pat, reiškia, virusą stiprėja jėga. Ir ateina kritinės ribos, kada peržengiamas yra. Ir dar nervai žmogaus paties, kur dar labai stipriai sustiprina. Ir trys šitie veiksniai, jie gali, reiškia, virusą pervesti kritinę būklę ir žmogus, reiškia, jos sveikata pradeda griūti. Tada žmogus bando, aišku, vaistais gydytis, bet nieks nepadeda. Tai vat, taip, kad bijoti nereikia tos, bet reikia būti vėl, jeigu išminties, toj dvasinėje išminti ir šviesoje gyvensi, tai gali būti ramus. Ir tie virusai nepaims. Ir jie nėra toks jau baubas, jį galima su juo susidaroti, bet vėlgi turi žmogus turėti tą dvasinę stiprybę. Irgi ir malda, ir atgaila labai gerai padeda. Bet jeigu yra nuoširdumas, ne tik, kad įsilaisvinti nuo viruso, bet būti, juk atgaila yra tam skirta, kad žmogus taptų vertas Dievo palaimų šviesos. Kad būtų vertas. Jeigu jis vertės neturi, tai galėtų ir melstis, ir ką nori daryti, nieko nebus. O išsilaisvinti nuo tų dalykų, kad jis, reiškia, ne demonai jį veiktų, o kad visi ten angelai, apaštalai, serafinai, įvairūs dvasinės esybės būtų jų apsaugoj. Ir jeigu jų apsaugoj, žmogus turi gyvenimą. O kada jis per neapykantą papuola į šėtonišką liūną, tada ten tos esybės vadovauja jo gyvenimui. Tai taip, kad linkia įsigilinti, suprasti ir formuoti savo gyvenimą taip, kad būtumėt patys laimingi, kad būtumėm visi patys laimingi ir mūsų vaikai laimingi. Kokie klausimai? Kokie kunigai labiausiai gali pakelti žmogaus dvasinį lygmenį? Kuris pats turi lygį. O kokie? Kodėl jie? Kaip jie kelia tą lygmenį? Juk žmogus neatgailauja faktiškai. Matot, pas mane, kai ateina žmonės, aš pradedu aiškinti. Ir aiškinimo metu pa žmogų, reiškia, ateina su 3 lygiu, netgi jokios korekcijas nieko nedarė, žiūrėk, pakyla iki 8, 9, kartais 10 lygio. Be aiškinant. Žmogus yra Dievo kūrinys ir jis, jeigu turi tą dievišką protą ir suvokimą, tą dvasinę šviesą viduje, tai jisai puikiai supranta tos dalykus, netgi jeigu paskaitos metu pažiūrėti. Įdomu dėlė, pažiūrėsim, kokie pokyčiai vyko. Su kokio žemiausio lygio buvo čia kažkas iš jūsų atėjęs čia į paskaitą. Viena pėda, vienas lygis. Vienas, 2, 3. 3 su kažkučiu, 3,20. Koks pas tą žmogų lygis dabar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O jo prigimtinis lygis per žmogus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tas žmogus užgimęs 9 lygyje, gyvena 3. Informacija, kadangi protingas suvokia, supranta tą informaciją. Ir jo suvokimas, reiškia, kadangi supranta savo gyvenimo klaidas, kai aš pat paaiškinau, jeigu iš tikrųjų ir jos kaip tik tai buvo aktualios, supranta tos dalykus, jo lygis iš karto kyla iki 9. Iki prigimtį lygį. 9 lygis yra aukštas lygis, aukščiau vidutinėje. Pas visus žmonės 9 lygis yra šiuo metu? Ne. Ir pas kai kurias ir daugiau, aukščiausias lygis sąlyg šitą esančių žmonių. Jūsų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,5, 11. Žemiausias lygis yra. Žemiausias lygis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 irgi jau gerai, ties vidurio.
galbūt atėjo su 5, bet pakilo tik iki 7. O tas, kuris buvo mažiausias, tas pakilo daugiausiai. Kunigas Ričardas Doveika tikrai reiškia paskaitų neskaito, tik tai labai trumpus pamokslus, bet žmonės jau pakyla dvasiškai, vien tik per tas mišes. Matot, Doveika yra kaip retas iš kunigų, jisai, kuris, yra daugiau kunigų, kuris, reiškia, sugeba dvasinį mokymą surišti su praktiniu gyvenimu. Ir žmonės, kada klauso jo pamokslą, jie daug ką supranta, suvokia. Ir jeigu, sakyčiau, tas vienas iš kunigų, kurio pamokslai tikrai verti labai rimtą dėmesį. Ir jo kažkodėl tai antiek reiškia permastyti, arba tiksliau sakant, jis apdovanotas tuo suvokimu giliu, kad jisai praktiškai tikrai yra kunigas, kuris vertas ir pagarbos, ir vertas to, ką duoda žmogui, kitas žmogus net nesuvokia. Jo reiškia irgi taip pat yra daug išminties ir kodėl jis, kai atėjo, dabar jisai Pilaitės bažnyčiai būna. Ir ten dar ruošiasi statyti kitą bažnyčią. Ten bus tik tai tokia kaip koplyčia matyti, ateityje tos patalpas. O kai jis atėjo, tai labai padaugėjo žmonių toje bažnyčiai lankytis. Nes žmonės, kada pabūna, jie jaučia kitokią būseną. Ir tada jam reiškia, nereikia ten kalti į galvą, tai bažnyčiai eik melskis. Jis jau savo norų pats reiškia, už tai, kad pabuvęs bažnyčiais jaučiasi visą savaitę kitaip. O kai kurie ir daugiau reiškia. Tai yra daug ką supranta, daug ką suvokia. Ir pagarba, ir tam Dievui pagarba. Nes išmintingai pamokslas pravestas išmintingai, nors esi neilgas pamokslas. Ir aš kada mėgstu apsilankyti, reiškia, kaip tik tai jo mišiuose, tai turiu pasakyti, kad, labai aukšto lygio kunigas yra. Ir jisai, jo galimybės kaip kunigystės irgi, sakyčiau, labai vertingos. Ta, ką turi duoti dvasinis lyderis ar auklėtojas, kaip jį pavadinti, tai jis tikrai duoda labai daug žmonėms. Ir žmonės patys atsirenka. Ir dabar daugelis į tą Pilaitę važiuoja iš miesto. O kodėl važiuoja? Už tai, kad ir jis savęs neiškelia. Jis ir sako, aš toks pats kaip jūs. Ir praktiškai jisai netgi kažkokiai, kur taip reiškia, netgi kažkokia tai dalimi stengiasi ne kad iškelti save, stengiasi parodyti, kad jis yra žmogus ir turi, reiškia, taip pat įdų, kaip ir visi žmonės turi. Bet jo suvokimas yra labai gilus. Taip, kad pasiklausyti tokių, reiškia, kunigų labai verta. Kokie dar klausimai? Kodėl žmonėm nepavyksta išsilaisvinti nuo priklausomybių? Ne, tai buvo Tatjana, tai žmonės eis dabar. Ir daug kas turi, ir alkoholio. Tie, kurie apsėsti, reikia išlaisvinti juos ne tik tai, bet nuo apsėdimo. O tai, jeigu priklausomybės, tai yra, kai žmonės dvasiškai irgi apsėsti kažkokiai tai srity. Ir jie, reiškia, jeigu kol dvasiškai juk programas alkoholiko, narkomano, paleistuvės programos, narkomanės, alkoholikės, jos yra skirtingos vyrams ir moteriams. Ir jos, reiškia, jeigu programa yra išlaisvinti žmogų, didelės pastangas žmogus deda, bet, reiškia, jeigu tik tai giliau įklimpęs, jis negali įsilaisvinti. Vienintelis išlaisvinimas yra tai per dvasinį tobulėjimą, tada žmogus sustiprėja dvasiškai, ir jo tada nebegali įveikti tie patys demonai, virš demonų esybės. O kodėl? Kodėl, reiškia, reikalingas dvasiniai tamsai šviesus žmogus neprieinamas yra? Juk tikėjime pasakyta, reiškia, yra Biblijai, kad žmogus tikėjime turi būti karštas. Ne drungnas, o karštas. Tai aš tokį palyginimą duodu. Paimkite karštą bulį, tik išverdančią puodą ir apžiokit ją. Ir pabandykite ją sukramtyti. Jinai greitai atsidurs lėkštėje atgal. Už tai, kad
degina. Ir demonai, kurie praktiškai, kai tik tai žmogaus lygis kyla, demonai traukiasi. Jie palieka žmogų. Tame tarpe žmogaus reiškia ir tos įdos. Ir žmogus, kuris reiškia yra, jeigu tik tai jo lygis krenta, pradeda reikštis visos jo įdos. Alkoholiko, narkomano paleistuvio, kažkokio vagiesa, dar kažkas tai. Ir net žmogus kažkaip tai net nesupranta, kad gali būti kitaip. O kada, reiškia, žmogus suvokia, reiškia, to dvasinį lygmenį pakyla, jam kažkaip tai savaime aišku, kad šito daryti nereikia, bet to, reiškia, tos jėgos iš šalies nebegali jo veikti. Ir kai neveikia, žmogus tada laisvas yra. O šiaip jis yra spąstuose, kaip sako šėtonas spąstuose. Jeigu taip kalbėti religiniais terminais, arba kaip žmonės, reiškia, kalba liaudėje, o praktiškai taip ir yra. Ir kai nuo jo, reiškia, atsitraukia to dvasinės esybė, žmogus visai kitaip gyvena. Bet jis neturi, tamsios jėgos daro viską, kad išvesti iš pusiausvyros ir kad vėl įsibrauti į vidų. Net ir šventam rašte parašyta, jeigu vieną išvariai, tai paskui jis atsives dar 7 ir užims vėl tą pačią poziciją. Už tai aš užimu ne išvarinėjimų įsijimu, o informacijos, dvasinės informacijos šviesos suteikimo. Kad žmonės patys galėtų suprasti, suvokti ir galėtų patys valdyti procesą. Nes žmogaus išgelbėti nuo jo paties nieks negali. Aš ten aprašau pavyzdį tokį knygoj. Išvažiavo moteris į Ameriką ir rašo, ir visas ligas ir nesėkmės nelaimės atsivežiau čianai. O kaip tu, jeigu tu nepasikeiti, nuvažiai vietos pakeitimas, tai nekeičia žmogaus. Tai vat, jeigu jinai buvo, turėjo problemas ir tomis problemomis toliau gyvena, pradžio atvažiavo, atrodo visi geri, visi šypsosi, o paskui, ko čia jie šypsosi? Jau jie negerai, kad jie šypsosi. Tai reikia iš manęs tyčiasi jie. Vis tiek negerai. Tai vat. Kokie dar klausimai? Ten kažką norėjote. Per atgailos sistemą, per suvokimą, reiškia, galima pakilti į lygį ir lygiai gyventi. Tada telegonija, kuri, reiškia, yra žemesnė lygiai, visai pasilieka už borto. O pirmoje tai neprisileisti telegonės. Bet jeigu jau taip įvyko, tai tada yra per atgailos sistemą, per supratimą. Ir tik ne per pyktį neapykantą, per pyktį neapykantą nieko nesunaikinsi. Tik dar pastiprinsi tą galę. O per meilę, gėrį, grožį, dvasinį išmintį, šviesą, šilumą, supratimą, per dėkingumą kūrėjui, kad supratai. O supratai klaidą, ačiū Viešpatie, kad supratau. Ir atsiprašyti visų, kam pakenkė, tame tarpe pats savęs, kur pakenkė, netgi organą atsiprašyti, kurie nukentėjo nuo to. Ir palikti viską ramybėje. Nes atgaila yra irgi taip malda, atgaila, ir ypatingai giluminis suvokimas, ir ta nuoširdė atgaila daro stebuklus. Kokie dar? Sakėte, siela nemiršta, o kur eina po mirties? Siela turi gyvenimą. Reiškia, siela yra nemirtinga pagal viską. Bet, reiškia, žmogus, jeigu tą sielą suardo, tai nuodėmingos sielas žūsta. Jos eina per performavimą. Dievo planą, kur sukurtume, nes Dievas pats yra dvasinė esybė. Ir kadangi dvasinė esybė žmonės jo ir nemato. Ir kiekviename žmoguje yra tas dieviškas pradas. Nes sukūrė žmogų ne velnias, o Dievas. Ir tas dieviškasis pradas kuo stipresnis. Tai tuo šviesesnis žmogus, kuo šviesesnis, tuo ir dieviškas pradas stipresnis ir galimybės stipresnis yra. O štai, o žmonės nužmogėja. Ir kada Darvinas kalbėjo, kad žmogus įsivystė iš beždžionės, tai šiandieną labai daug mokslo eina priešinga kryptimi, kad ko gero beždžionė iš nužmogėjusio žmogaus. Nes sukurti tokią esybę, kuri būtų, reiškia, ir mąstytų, ir galvotų, ir protingas mintis turėtų, ir gyventų, reiškia, Dievo tos palaimos šviesos, sugebėtų gyventi ir įsilaikyti, tai praktiškai, nors ir galbūt ir neilgą laiką.
bet vis tiek čia yra, jeigu tos galios nebūtų duota žmogui, žmogus nesugebėtų to padaryti. Žmogus sugeba nužmogėti. Ir kai pasižiūrė, žmogus gimsta 10 lygiai, žiūrėk, jau jaunystė, o jis gyvena 3, murkdasis kažkokiose kančiose, nesupratime gyvenimo tiesų ir savo ego kažkokį tai augindami. Tai va, taip, kad čia yra svarbu suvokti tas tiesas. Ir žmogus, reikia nepamiršti, kad žmogus pirmoji yra dvasinė būtybė. Siela pirminė struktūra. Jeigu siela palieka kūną, kūnas miršta. Šitą žmonės visi gerai žino. Jeigu tik siela paliko kūną, jau kūnas egzistuoti be sielos negali. O po to reinkarnuojasi? Reinkarnacijas tos, kaip paprašo ezoterinė literatūra, aš nerandu. Nereinkarnacija yra atsigimimas į vieną iš daugiau protėvių, iš tėvo pusės ar iš motinos pusės. Atsigimimas tai yra sielos derinys, paveldima daugiau savybių iš tų. Ir dar yra, jeigu įsibrauna kokie tos vadinamas nuodėmės į žmogų, tai jos veikia iki 7 kartos imtinai. O 8 kartas apima 1000 tėvų senelių prosenelių. Tai iš jų paveldimas taip yra, paveldėjimas. Ir atsigimimas ir išorė, ir protų, ir galimybėmis, bet kad reinkarnuosis sėda su sparnelės plasnoja, ieško kur įsikūnyti, taip nėra. Kadangi žmonės nesugebėjo aiškinti, tai jie manė, kad siela persikūnija. O vaikas pradėtas būna 10 lygyje, kaip tik įsigando nėštumo, vaiko lygis liko 3, 2, 1, netgi persileidimai vyksta. Net vaikas išėsi žūsta nuo to, kad tėvai nenorėjo jo. Tai ką įsikūnė nauja siela, nėra naujos sielos persikūnimo. Siela formuoja tėvai pagal Dievo planą, kur sukurta, vaiko siela formuoja tėvai. Iš tėvo ir motinos sielos kūriamas, vaikas, vaiko siela. Ir jeigu tėvai meilė, apvaisinimas vyksta tvarkingai, protingai, išmintingai, tai praktiškai vaiko lygis būna aukštas 10, 11. Jeigu tik tai tėvai girtoj būsena, dar kur apvaisinimą pradėjo, vaiko siela visai kitokia. Ir arba įsigandimas nėštumo buvo 10 pradėtas ir nukrito iki 1 lygis, tai yra gresia persileidimas. Ir jeigu ilgesnį laiką įsilaiko ir vyksta jisai. O jeigu yra paskiau atsipeikėję, jau ir laukia, jau ir vaiką pagimdo ne 10, kokį 5 lygį, 6 lygį, 4 lygį. Vietoj to, kai pradėtas buvo 10 lygį. Meilė yra harmonija, meilė yra Dievas, Dievas yra meilė. Taip tvirtinama mūsų krikščionybės katalikų tikėjime ir praktiškai taip ir yra. Ir kai tik nužudai vaiką išėse, sunaikinus meilės vaikstų, dingsta meilė. Bet kur čia didžiausia problema, tai yra tie abortai, kontraceptinės priemonės, kurios šiandien keičia gyvenimą visą laiką žemąją linkme. O apie tai reikia kalbėti, o ne apie sielų persikūnimą. Pagimdai vaiką 10 lygį, sekantį pastojimą sunaikinai su tabletė, nes žmonės nežino, kaip veikia tabletės. Prieš pastojiminės jie visi mano, kad vaikas nevalėsi, nesiformuoja, viskas formuojasi, sveikas organizmas yra labai galingas. Viskas formuojasi, bet padidina klampumą kiaušintakėse kai kurios tabletės ir apvaisintas kiaušinėlis negali laiko ateiti į gimdą. Ateina arba per vėlai, arba iš vis nepasiekia gimdos. Kitas tabletės neleidžia susiformuoti gimdos derlingam paviršiai. Ir apvaisintas kiaušinėlis ateina į gimdą ir negali užsikabinti. Taip, kurios spiralė neleidžia susiformuoti, organizmas turi išmetimo reakciją ir ant tiek išauga stipriai, kad vaikas, kai ateina gimdą, išmetamas lauk. Tai yra 5-9 dienų vaikas pašalinamas iš iščių. O apvaisintas kiaušinėlis yra vaikas ir jiems turi būti sudarytas sąlygos vystimosi, o ne naikinimo. Negalima jo naikinti. Kaip tik sunaikina šitą vaiką, pirmas, kuris gimęs, jo lygis krenta per pusę. 2-3 kartus. Ir jau vystimasis jo visai kitoks yra, nors net nežiūrint to, kad jis jau gimęs. Šitą mano yra prašyta knygoje. Tie dalykai. Ir žmonės, kadangi nežino šitų tiesų, jie mano, kad yra
nėra vaiko, viskas tvarkoja. Bet kad vaikas nužudytas pačioj pradinėje stadijoje, tai čia reiškia niekam ir į galvą neateina. Ir ateina moteris nužudyta 5, 8, 9 vaikai. Ir paskiau nori laimėti, paskiau net pastoti nebegali jau. Atima galimybę motinystės, galimybę tėvystės. Jeigu vyras turėjo lytinių santykių su meiluže ir jinai nužudė jo vaiko, jam ir lygiai taip pat veikia. Ir jeigu vyrai žinotų, kas vyksta, kad moteris nešioja spiralę, naudoja kontraceptinės priemonės, kad čia yra gerai, jeigu žinotų, kas tai jis nežinau, pas jį erekcija dingtų lytiniam santykiui. Nes jeigu moteris apvaisinimo periode, tai apvaisinimo periode moteris labiausiai traukia vyrą. Čia yra gamtos dėsnis. Ir jeigu vyksta apvaisinimas kiaušinėlių, ir tą kiaušinėlį apvaisinimą sunaikina viskas. Ir vyro gyvenimo nėra, nežiūrint to, kad jis net nežino šitą. Lygis krenta, pas vyrą irgi, jeigu buvo ten, pavyzdžiui, kažkur tai 6 arba netgi 9 lygis, tai po kitimo šeimoje, kuris turi vaikus savo, žmonos šeimoje, jų lygis krenta. Ir va čia tų dėsnių nieks niekur neaiškina. Už tai aš ir sakau, kad pradėjau kaip energetikas, likite įdomumo dėlį, o paskiau tą informaciją surinkta tokia yra, kad praktiškai čia yra dar nėra įveikiama mokslui, materialia mokslui, šitą informaciją neįveikiama, neįmanoma nustatyti tų dalykų. O dvasiniam lygmenį visas programinė deriniai viskas matosi. Taip, kad galima sakyti, kad Morkūnas pakvaišęs arba nesąmonės čia šneka, bet tie, kurie įsigilina informaciją ir kurie, pakeičia savo gyvenimą šitą linkmę, visi mato, kokie pokyčiai, kad vaikai pradeda mokytis visai kitaip, vyras kitaip žiūrėti gyvenimą, jeigu įsigilina informaciją, tarpusavio santykiai visai kitokie, meilės ryšys atsiranda ir taip toliau. Taip, kad jeigu tiem pasakysi, kad Morkūnas nesąmonė, tai matyt, arba iš karto nusisuktų, arba stovėtų iki akių išdraskimo. Nes žmonės, kurie žino informaciją gerai, kurių gyvenimas pasikeitęs, jie mato, kad tai yra tiesa ir kad sugrįžus pas kūrėją, čia ne Morkūnas tą daro, o sugrįžus Dievo palaimus iš kitą išmintingą šviesą, žmogus tampa kitoks. Jis vertas palaimo šviesos, o jeigu vertas, tai ir turi. Neturi, pas mane nuo 1000 metų, 2000, aš 2000 pradėjau skaityti paskaitas Vokietijai, kituose, Lietuvoje, čia, Latvijai, Estijai, Rusijai teko irgi skaityti. Tai tie, kurie žino informaciją, jie nenori kitaip gyventi. Kurie įsigilina ir mato tuos pokyčius, kurie vyksta. Tai kai kurie sako, nežinom, kaip mes šiandien gyventumėm, jeigu nežinotumėm tos informacijos. Čia iš Vokietijos vienos šeimos pokalbėje. Jie jau buvo įsiskyrę, o paskui suėjo gyventi ir vėl šeima, ir vaikai, ir viskas formavo visiškai kitaip. Jau sūnus ir turkų supjaustytas ten buvo, vyras 1,90 m ūgio, dabar sveria 120 kg, atrodo toks karatistas tik tai kažkur arenai su kitu žmogum. O čia, kad apsupti su peiliais, nieko tu nepadarysi. Tai va. Kadangi aš analizuoju tos procesus tiek metų ir va, tas išvadas tas aprašau ir surišu, suvedu, tą informaciją, ir va, tas radiestezinis, va šitas metodas, kurį aš va dabar parodžiau jums, tą visą, va, kaip galima nustatyti. Jis vadinasi radiestezinis, jis 1916 metais pasaulinėje parapsichologų konferencijoje Paryžiuje buvo pripažintas kaip vienas tiksliausių diagnostikos metodų per atstumą, bet ne tik per atstumą ir laike. Vat kaip atėjo, kokie pokyčiai dabar yra, kokie buvo tada. Ir už tai gali daryti, labai rimtas išvadas. Taip kad gilinkitės informaciją, siekit tokią gėrio dvasinę, išmintingą gėrį kiekvienas savyje ir aplinkoje. Stenkitės
neturėti pykčio, nepykantas kitų žmonių ir pačio savęs atžvilgių, ypač viskas gerai. Gyvenkite Dievo palaimų šviesoj, būkite verti tos šviesos, ją turėsite, bus gerai. Kokie dar klausimai? Kažkur žinot, turi žmogus, ar vertas to šviesos ar ne? Jeigu žmogus gyvas, jis yra vertas. Tik tai kokio lygio, tokį lygį ir turi gyvenimą tą sėkmę ir laimę. O jeigu jisai yra nužudęs vaikus iščiasi, tabletėmis, spiralėmis, abortais, jūsų gydytojo pagalba, tai reikia išsilaisvinti iš to. Bet čia irgi atgailos visa sistema yra. Reikia ir vaiko atsiprašyti, to, kurį nužudė. Bet dar yra vienas, reiškia, netgi lytinis aktas su prezervatyvu. Vaiko nėra kūno, o siela suformuota. Kuomet apvaisinimo periode siela formuojasi, o kūno nėra. Ir tada kur kažkaip tai turi dingti. O čia žmonės nežino tų visų dėsningumų. O šiaip, reiškia, tai žmogus turi žinoti tą sistemą ir ją panaudoti gyvenimo praktikoje. Pirmoji eilė neturėti, reiškia, lytinio akto tuo metu, kuomet apvaisinimo periodas yra. Ir dar vertinti to, kad jeigu moteris iščias tvarko ir vyro sėkla irgi tvarkinga, tai sėkla gali įsilaikyti iščiase iki 7 dienų. Vaisinga. Tai reiškia, jeigu nenori turėti vaikų, prieš ovulacijos periodą nutrauk lytinius santykius prieš nemažiau prieš 7 dienas. Prieš 7 paras. Tai vat. Jeigu ten o ovulacijos periodas maždaug yra per vidurį tarp mėnesinių. Jis gali kisti kokią dieną į tą pusę, bet jeigu iščios tvarkingos, jeigu moteris, reiškia, yra ritmas tų visų mėnesinių irgi tvarkingas, praktiškai galima laisvai. Ir šitas metodas yra, jis nebus nei apvaisinimo, nebus žudimo vaikų, ir jo, reiškia, yra veiksmingumas, jisai garantiją maždaug duoda 99%, kad nepastosi. O visą kitą metodą 92% tik duoda, suteikia. Taip kad visapusiška nauda yra, kai žinai, ką daryti ir kaip daryti. O šiandieną žmonės vaikus moka, dar mokykloje, reiškia, mokosi mokinukės, jau moka, kaip ten, reiškia, tabletės tas naudoti ir taip toliau. Tai yra žmonijos griūtis. Nors medicina žino. Ir reikia gilintis. Jeigu nori gyventi, reikia daug žinoti tos dalykus, tuos pagrindus ir jais vadovautis. Va šitas terminologija, ta, kur aš išdėčiau 7 dienas, yra apvaisinimo periodas tas, tai čia yra medicinos mokslo terminologija ir medicinos mokslo tyrimai. Ir čia yra Samarinos, Tamaros Nikolajevnos tos išvados, kaip vyksta procesai pasakyta. Viskas yra išdėstyta. Jinai ginekologija akušerė 35 metai ginekologinio stažo. Ir buvo informacija paskleista per Rusijos Marijos radiją. Tai va. Taip, kad gilinkitės informaciją ir informaciją suvokę, supratę, neišprotėkite, o išprotaukite. Tai bus labai gerai. Kada dabar susitiksime? Dabar po naujų metų, sekančiais metais. Sausio 1 pirmadienį? Tai, kad mažai kas ateis. Visi dar švęs naujus metus. Tai, kad mes įsiblaivus. Kokia ten diena bus pirmadienį? Reikia pažiūrėti kalendorių. Reikia pažiūrėti mano žinau. 5 diena, tai reiškia, bus 5. 5. Sausio 5. Susidėkim sausio 5 dieną.